noriu pasisveikinti dar kartelį ir pasveikinti jūs čia visus prisijungusius. Norėčiau iš karto visus informuoti, kad ši konsultacija vieša yra įrašinėjama ir šis įrašas vėliau bus patalpintas VMVT puslapyje, visiems prieinamas ir tie, kurie negali dalyvauti iki galo, tai tikrai galėsite visą šį įrašą peržiūrėti prisijungę vėliau. Kągi, norėčiau pradžioje prisistatyti. Esu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėja Gintarė Jatkevičienė. Taip pat šį seminarą ves ir į klausimus jūsų atsakinės ir pristatymą jums padarys Deividas Kalinauskas, veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas. Jis yra atsakingas už eksporto sritį, todėl pasistengs atsakyti į jūsų visų klausimus. Dėl bendros tvarkos labai prašome išsijungti mikrofonus ir seminaro eigoje jų neįsijungti, nes labai trukdo pašaliniai garsai ir tiesiog bus paprasčiau ir visiems dalyvaujantiems ir tuo labiau pristatantiems. Norėčiau trumpai dar papasakoti seminaro eigą. Tai pradžioje norime trumpai aptarti patį sertifikavimo procesą, nes tikrai matome iš užklausų, kad yra daug įmonių, kurios galbūt pirmą kartą šias procedūras atlikinės ir jiems tiesiog trūksta tų tokių pagrindinių žinių. Tai pristatysime nuo pat pradžių, kaip vyksta sertifikavimo procesas, papasakosime, kaip ir kur reikia kreiptis, norint gauti sertifikatą savo eksportuojamoms prekiams į Jungtinę karalystę. Pristatysime pagrindinius Jungtinės karalystės reikalavimus. Taipogi gavome nemažai jūsų klausimų per registracijos formas, tai Deividas pasistengs tikrai visus juos apžvelgti ir pristatyti. Na ir po pristatymo bus laikas skirtas jums, jūs galėsite užduoti klausimus ir mes pasistengsime į juos visus atsakyti. Jeigu klausimų, atsakymų šiuo metu neturime, tikrai prašysime juos tada pateikti raštu ir pasistengsim kuo greičiau susirinkti informaciją ir atsakyti jums raštu. Taip pat pagal klausimų kai kurių pobūdį matau, kad galim sulaukti klausimų nebūtinai iš gyvūninių maisto produktų srities. Tai tikrai norim pasakyti, kad apie pašarus arba apie šalutinius gyvūninius produktus ar apie kitus produktus mums gali tiesiog trūkti informacijos, kadangi mes pagrinde dirbame su gyvūniniu maistu. Tai jeigu ką žinosime, tikrai atsakysime, tačiau jeigu kažko trūks mums žinojimo, tiesiog pasistengsim tada komunikuoti su kolegomis iš kitų skyrių ir pateikti jums atsakymus. Tiesiog paprašysime juos tada suformuluoti raštu ir atsiųsti mums. Tai tiek tos įžangos. Taip pat šiame seminare dalyvauja Žemės ūkio atašė Jungtinėje karalystėje Greta Savickienė. Ir tada trumpai paprašysiu dar ir Gretą tarti žodį. Labą dieną visiems. Ačiū už pristatymą. Tai kaip ir minėjau, aš esu Greta Savickienė, Žemės ūkio atašė Jungtinėje karalystėje. Labai dėkoju VMVT, kad pakvietė mane į šią konsultaciją, nes tikrai noriu išgirsti ir suprasti, kokius klausimus kelia įmonės ir jau dėl kitą savaitę įsigaliojančių importo pokyčių gyvūninės kilmės produktams iš ES Jungtinę karalystę ir kaip aš galėčiau padėti ir prisidėti atsakant į jūsų klausimus. Tai taip trumpai jau turbūt žinote, kad
produktų importas bus pagrįstas rizikų kategorijomis, tai yra SPS prekės bus kategorizuojamos, skirstomos į aukštos, vidutinės ir žemos rizikos kategorijas ir iš esmės nuo to priklausys produkto patikros apimtis. Todėl šiuo metu labai svarbu identifikuoti, kuriai rizikos kategorijai priklausys jūsų produktas. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad tie rizikos veiksniai bus reguliariai peržiūrimi ir ateityje kai kurios prekės gali būti perkeltos į aukštesnės arba žemesnės rizikos kategorijas, bet tai turėtų vykti ne anksčiau negu balandžio mėnesis ir apie tuos pokyčius Jungtinė karalystė turės informuoti iš anksto. Noriu paminėti, kad praėjusią savaitę turėjome briefingą Defroje, Žemės ūkio ministerijoje, tai buvome patikinti, kad prekės nebus sunaikintos ar parsiųstos atgal, jeigu produktas neturės sertifikato, ar tas sertifikatas bus netinkamai užpildytas, tai iš esmės nuo sausio 31 dienos iki balandžio 30 dienos bus toks kaip ir pereinamasis laikotarpis, bet po jo jau bus griežtai žiūrima. Na ir dar tuo pačiu galiu informuoti, kad nuo vasario 1 dienos prie ambasados komandos prisijungs ir muitinės atašė, tai nebejoju, kad visi bendromis pastangomis pasieksime, kad ir toliau maisto produktų eksportas į Jungtinę karalystę vyktų sklandžiai, nepaisant ateinančių pokyčių. Na ir apskritai, jeigu turėsite kitų klausimų susijusių su Jungtinės karalystės rinka, tai prašau kreipkitės. Ačiū. Tai ačiū labai Gretai, kaip ir girdėjote, jeigu turite kažkokių klausimų, tai tikrai Greta, manau, galės, jeigu tik tai galės, tikrai pagelbės jums. Na ir dabar turbūt nieko nelaukdami pereisime prie pristatymo ir tada užleidžiu vietą Deividui ir Deividas pasidalins su jumis prezentaciją ir papasakos apie visus jau minėtus reikalavimus. Sveiki visi, malonu matyti jūsų tiek daug susirinkusių. Aš esu Deividas Kalinauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas, kaip jau buvau pristatytas. Ir šiandien aš su jumis pasidalinsiu visomis turimomis žiniomis apie Jungtinę karalystę ir eksportą į ją. Stengiamės parengti pranešimą taip, kad jis atspindėtų visus jūsų užduotus klausimus ir atsakytų juos. Dalį, kurių negalėjome atsakyti, jūs tikriausiai galėsit pakartotinai užduoti, jeigu nematysit atsakymų į kai kurios klausimus, kuriuos pateikėte. Taip pat pristatymo gale bus laisvas laikas visiems jums užduoti klausimus gyvai. Viso pranešimo metu kviečiu naudotis chat funkciją ir klausimus pateikti ten, kadangi aš iš karto gyvai nematysiu jų, matau tik tai savo prezentaciją šiuo metu, tai kad nesitrukdytumėm ir pranešimo pačio ir eigos atsakysime į klausimus, kurių dar nepalėtėme pranešimo metu po pačio pranešimo. Tai galime pradėti. Aš trumpai pristatysiu struktūrą šiandienos konsultacijos. Pirmasis etapas tai yra eksporto pagrindai ir bendrojo pobūdžio klausimai, kadangi, kaip jau ir Gintarė minėjo, matėme, kad kai kurie klausimai yra abėcėlės lygio. Mes norime pradėti nuo pačių eksporto pagrindų, kad suprasti, kas yra sertifikatai, kaip vyksta eksporto procedūros, kokie teisės aktai tai reglamentuoja, kokie reikalingi jums dokumentai, mokestinės rinkliavos, pačio sertifikatų išdavimo procedūra. Tada aptarsime Jungtinės karalystės produktų skirstimą į rizikos grupės, bei pažiūrėsime į specifinius jūsų klausimuose nurodytus produktus ir aptarsime,
kaip reikėtų elgtis su jais, kaip turėtų vykti eksportas. Trečioji prezentacijos dalis bus specifinės sertifikavimo schemos ir praktinės situacijos, taip pat paimtos situacijos iš jūsų klausimų, aptarsime, kaip gali vykti eksportas iš pačio gamintojo, kaip eksportas vyktų iš sandėlių, kas vyksta, kai yra siuntos pakraunamos pakeliui iš vienos įmonės vykstant į kitą, taip pat siuntos, jeigu sertifikuojamas kitose šalise, kitų ES šalių siuntų sertifikavimas čia Lietuvoje bei tranzitas per Jungtinę karalystę. Taip trumpai mūsų struktūra, nieko nelaukiant pereiname apie pirmosios dalies eksporto pagrindų. Ir pirmasis žingsnis, ką aš norėčiau, kad visi ūkio subjektai, kurie planuoja, veža ar eksportuoja produktus į kitas trečiasias šalis, ne vien tik Jungtinę karalystę padarytų, tai pasidarytų namų darbus ir susipažintų su jau turima informacija VMVT tinklalapyje. Ji tikrai eksporto skiltis šito nuoroda veikianti, kai pasidalinsime prezentaciją su visais dalyviais, galėsite dar kartą įeiti tiesiogiai per čia arba susirasti mūsų VMVT tinklalapį, eksportas, importas, sertifikatai, reikalavimai, skiltis, išsami informacija pateikta visom šalim, su kuriuom esame suderinę eksporto sertifikatus, ne tik Jungtinė karalystė, taip pat prašymų išduoti sertifikatus, prašymų išduoti gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimus, formos, čia pasiekiamos nuorodos į visus teisės aktus, kurie yra viešai prieinami, nuorodos į visų trečiųjų šalių teisės aktus, reikalavimus, aprašymus, importo procedūrų. Veterinarijos sertifikatų formos yra visos talpinamos čia, viešai prieinama visiems vartotojams ir tai yra pirmas žingsnis, ką kviečiu visus pasidaryti. Be informacijos mūsų tinklalapyje yra 2 nacionaliniai teisės aktai tiesiogiai reglamentuojantis gyvūninių produktų eksporto į trečiasias šalis, tai eksporto į trečiasias šalis tvarkos aprašas, kuriame pateikiama informacija jums kaip eksportuotojams, kaip jūs galite būti patvirtinti eksportui į trečiasias šalis. Jungtinės karalystės atveju jūs jau esate automatiškai patvirtinti, jeigu Jungtinė karalystė randa jūs Traces nt sistemoje. Tas gaunama tik tais, jeigu jūs esate registruoti ar patvirtinti kokiai nors veiklai valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, tai tarkim, jeigu jūs esat patvirtinti didmeniniai veiklai, jūs gali įvesti į Traces nt sistemą ir Britai tikrindami, ar čia yra patvirtintas ūkio subjektas, įsitikins per Traces nt, kad jūs tikrai esate galintis subjektas eksportuoti į šią šalį. Kitas svarbus dokumentas, tai veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašas, tai yra jūsų teisės ir pareigos gauti veterinarijos sertifikatą ir visos procedūros, kaip tai turėtų vykti ir kaip tai vyksta kiekvieną dieną išduodant veterinarijos sertifikatus, taip pat kokius veiksmus atlieka mūsų veterinarijos gydytojai prieš sertifikatą išduodant ir kokiais atvejais, tarkim, sertifikato išduoti negali. Pradedant nuo pirmųjų paprasčiausių sąvokų, kas yra eksporto sertifikatas, tai yra veterinarijos dokumentas, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojų išduodamas į trečiasias šalis eksportuojamai prekių siuntai, patvirtinant gyvūninių maisto produktų atitiktį tos trečiosios šalies teisės aktų reikalavimams. Tai yra išduodamas dokumentas kiekvienai siuntai atskirai, vadinasi, tai nėra dokumentas išduodamas jūsų įmoniai, mes išduodame sertifikatą įvertinę prekių siuntą, kurią jūs norite eksportuoti ir ją lydės vienas sertifikatas su individualiu numeriu ir kaskart sertifikuojant prekes jūs turėsite prašyti VMVT, kad būtų išduotas veterinarijos sertifikatas tai jūsų siuntai, kurią jūs norite išvežti. Kas yra gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimas, tai yra taip pat veterinarijos dokumentas, tačiau išduodamas čia Lietuvos viduje cirkuliuojančiom prekiam, vežamom iš vienos produktų gamintojos į sandėlius ar į kitas įmonės su tikslu po saugojimo arba perdirbimo, jeigu vežama į įmonės, šios produktus eksportuoti į trečiasias šalis. Veterinarijos sertifikatai yra išduodami gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimo pagrindu.
bet yra taikomi reikalingi veterinarijos gyvūnų produktų žaliavos pažymėjimai tik tam tikrom šalim, kurios reikalauja pilno atsekamumo nuo žaliavos kilmės iki galutinio produkto, tai tokios šalis būtų Jungtinės Amerikos valstijos, Pietų Korėja, Australija ir dabar Jungtinė Karalystė. Todėl važiuojant iš gamintojo į kokius nors sandėlius, pasikrauti savo produktus eksportui į Jungtinę Karalystę, gamintojai turės prašyti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoti gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimą. Kas yra pirminis eksporto sertifikatas arba angliškai Pre-Export Certificate, tai yra taip pat veterinarijos dokumentas. Šį dokumentą gali išduoti arba valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba lietuviškos kilmės produktams arba kitos ES šalių kompetitingos institucijos savo kilmės šalies produktam vežamiem į kitas ES šalis su tikslu šios produktus eksportuoti į trečiąsias šalis. Taip pat, kaip ir sertifikatas ar gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimas, tai yra individualus vienkartinis dokumentas tai siuntai, galiojantis kartu su ta siunta, kol jį pasieks savo paskirties tašką. Perkrovimo sertifikatas, taip pat veterinarijos dokumentas, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamentų išduodamas fiksuojant siuntos iškrovimą iš vienos transporto priemonės ir perkraunant į kitą transporto priemonę su krovinio saugojimu ar be jo ir patvirtinant plombos keitimą. Tai tarkim, jeigu į Lietuvą iš Latvijos jūs atsivežtumėt susertifikuotus produktus eksportui į kitą šalį, Lietuvoje sandėliuose jūs atliekate transporto priemonės keitimą, produktai turi būti su priežiūra pakraunami į transporto priemonę, perplombuojama, pakeičiama, tai yra veterinarijos plomba ir tai atžymima šiame perkrovimo sertifikate su veterinarijos gydytojo parašu. Tik tada tokiu atveju siunta galėtų keliauti toliau savo eksportuojamos šalies linkme, nes atliekant dokumentinės patikras jau pasienio veterinarijos postuose ir matant, kad yra neatitikimų su transporto priemonė, jūsų siuntos tikrai nepraleis į Jungtinės Karalystės rinką. Taip, kas išduoda eksporto sertifikatus? Eksporto sertifikatus išduoda VMVT departamentai, iš kurių kontroliuojamo teritorijoje esančių įmonių siunta išvyksta į trečiąją šalį. Tai turėtų įprastai būti galutinis taškas, iš kurio jau produktai pakrauti transporto priemonė išvyksta iš Lietuvos. Sertifikatas išduodamas VMVT departamentui elektroniniu paštu ar per IMVI sistemą pateikus prašymą išduoti sertifikatą prekių siuntai, kartu pateikiant laboratorinių tyrimų rezultatus gautus iš produkto gamybos įmonės arba pačiai gamybos įmonei pateikiant, jeigu prašo jinai išduoti sertifikatą. Tyrimai atliekami dažnumu nustatytų pačios įmonės rizikos veiksnių analizės svarbų valdymo taškų plane. Taip pat reikalinga pateikti kitus produkto lydimuosius dokumentus tais atvejais, jeigu produktas yra kilęs iš ne Lietuvos, pirminius eksporto sertifikatus, jeigu atvyksta į sandėlius iš kitų gamybos įmonių, reikalingas gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimas. Produktų žaliavos atsekamumo patvirtinantis dokumentai eksportui Jungtinė Karalystė yra ypatingai svarbus, ypač mėsos gaminiams, kadangi sertifikate mėsos produktams mums reikalinga pateikti informaciją apie produkto, gyvūno, iš kurio pagamintas produktas skerdyklą. Tai yra net jei mes nusipirkom mėsos gaminiams žaliavas iš Latvijos, Lenkijos, Airijos ar bet kokios kitos ES šalies, mes turime pateikti šią atsekamumo informaciją, kadangi sertifikate tai turės būti pažymėta. Taip pat reikalinga apmokėti valstybinę rinkliavą už sertifikato išdavimą ir pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Jei mokamos rinkliavos už kitas veterinarinės paslaugas, kaina už vieną sertifikato išdavimą yra 20 €, jei ne, tada 40 € už vieną sertifikatą. Taip atrodytų trumpai pati sertifikato išdavimo procedūros chronologija, jeigu mes kalbame apie eksportą į Jungtinę Karalystę.
su kitomis šalimis, kuriom nenaudojama Traces NT sistema, procesas vyktų kiek kitaip, tačiau gana panašiai, bet kalbame tik apie Jungtinę karalystę. Sertifikatus per Traces NT parengia, išduoda ir pasirašo VMVT. Jums toje sistemoje vienintelis dalykas, ką reikia daryti, tai įsitikinti, kad esate įrašyti kaip įmonė. Jeigu tai yra įvykdyta, jums nei jungtis, nei prisijungimų turėti nieko nereikia. Tiesiog turite teisingai užpildyti prašymą išduoti sertifikatą ir pateikti lydimosius dokumentus prieš 3 darbo dienas iki siuntos išvykimo. Suprantame, kad jūs galimai kaip logistai arba kai kurios įmonės irgi neturi informacijos apie transporto priemonę, kuri bus išvykimo dieną. Tai mes žmogiškai suprantame šią situaciją ir informuoti apie planuojamą vykdyti eksportą tikrai galima ir 3 dienos iki, bet papildyti informaciją, tai yra nurodyti tikslę transporto priemonę, nurodyti tikslų svorį, kuris turi būti įrašytas į veterinarijos sertifikatą. Galima derintis visą šitą dalyką su sertifikuojančiu veterinarijos gydytoju ir pateikti sertifikavimo dieną, kai išduodamas sertifikatas. Kadangi sertifikatas išduodamas tą pačią dieną, kaip išvyksta siunta iš įmonės. Sekantis žingsnis, kas vyksta, tai sertifikuojantis veterinarijos gydytojas atlieka dokumentinį jūsų siuntos vertinimą, įvertina visus dokumentus, ką jūs esate pateikę, gali sutikti šiame etape arba nesutikti išduoti sertifikatą. Nesutikimo išduoti sertifikatą atveju gali jums gražinti prašymą arba paprašyti pateikti papildomą informaciją arba nurodyti priežastis tikslės, kodėl sertifikatas negali būti išduodamas tokiom siuntom. Jeigu sutinkama išduoti sertifikatą ir atliekamas fizinis siuntos vertinimas pakrovimo vietoje pakrovimo dieną, veterinarijos gydytojas įvertina siuntos identifikacinę informaciją, įvertina transporto priemonės būvį, tai yra ar švari, ar tinkamai palaikoma temperatūra, pasižiūrima siuntos pakrovimas stebimas ir užplombavus transporto priemonę arba užplombavus atskiras paletes, priklausomai nuo situacijos, kaip vyksta eksportas, per Traces NT sistemą išduodamas elektroninis sertifikatas, jums atsiunčiama į paštą sertifikato PDF versija, kadangi Jungtinė karalystė prisižadėjo priimti tik tais elektroninius sertifikatus, jie ir bus pasirašomi autorizuotų parašų ir perdodami jums tik tais PDF formatu, nebent būtų didžiulis poreikis popierinių sertifikatų, turime galimybę išrašyti sertifikatus ir popierinio formatu, bet stengsimės kuo daugiau išrašyti Jungtinėje karalystėje elektroninių sertifikatų. Taip pat fizinio patikrinimo metu, matant, kad ar siunta, ar transporto priemonė, ar bet kuris etapas pakraunant netitinka teisės aktų reikalavimų, sertifikuojantis veterinarijos gydytojas gali atsisakyti išduoti sertifikatą ir nurodyti jums neatitiktis, kurios buvo nustatytos, nurodyti jas pataisyti ir tada sertifikavimo procedūra turėtų prasidėti iš naujo. Taip, gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimas yra išduodamas produktų gamintojams. Jį išduoda taip pat VMT departamentai, kurių kontroliuojama teritorija tas gamintojas vykdo veiklą. Išdavimas panašus kaip ir su veterinarijos sertifikatais. Reikalinga pateikti prašymą išduoti gyvūninio produkto žaliavos veterinarijos pažymėjimą, pateikti laboratorinių tyrimų rezultatus, taip pat atliktus pagal rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų plane numatytus dažnumus, produktų žaliavų atsekamumas reikalingas taip pat, bei rinkliavos už gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimą apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Žaliavos pažymėjimo kaina yra 6 eurai. Principas sertifikavimo ir išdavimo pažymėjimo identiškas veterinarijos sertifikato išdavimui. Tai tikriausiai nesikartosiu ir viskas nesikeičia taip pat. Pirminis eksporto sertifikatas taip pat išduodamas VMVT departamentu, jų kontroliuojamai teritorijai esančių įmonių siuntom išvykstančiom į kitas ES šalis. Pirminiams eksporto sertifikatams mes
prašome, kad jūs pateiktumėt prašymus išduoti veterinarijos sertifikatą prekių siuntai, pateiktumėt laboratorinius tyrimų duomenis, kitus produktus lydinčius dokumentus, produktų žaliavų atsekamumą patvirtinančius dokumentus ir taip pat rinkliavą, kuri siekia, jeigu mokote kitas rinkliavas už veterinarinės paslaugos 20 €, jei ne 40 už vieną sertifikatą. Procedūra chronologiškai irgi taip pat atrodo, nesiplėsime šitoje vietoje. Kam gali būti išduodamas eksporto sertifikatas? Tai eksporto sertifikatas gali būti išduodamas produktų gamintojams, didmenininkams, logistams ir kitiems VMVT kontroliuojamiems ūkio subjektams, jei su prašymu išduoti sertifikatą yra pateikiama pakankamai informacijos patvirtinti visiems sertifikate pateiktiems teiginiams. Esant poreikiui, jūs galite kreiptis į bet kurį VMT departamentą, kurio kontroliuojamai teritorijai vykdot veiklą arba iš kurio kontroliuojamos teritorijos esančių sandėlių vykdote eksportą. Departamentų sertifikuojantis gydytojai turi visus prisijungimus ir galimybę jums pateikti veterinarijos sertifikato pavyzdį, kuriuo remintis galėtumėt susipažinti su reikalavimais pateikiamais. Tame sertifikate taip pat visi sertifikatai Jungtinės karalystės yra skelbiami ir Jungtinės karalystės vyriausybės puslapyje, su tik tais skiriasi pačio sertifikato formatas, kadangi Europos komisija priimdama Jungtinės karalystės veterinarijos sertifikatus jos pritaikė išduoti per elektroninės sistemas, iš išvaizdos tie sertifikatai kiek skirsis, tačiau teiginiai antroje sertifikato dalyje tikrai išlieka tie patys. Kam galima būti išduoti pirminį eksporto veterinarijos sertifikatą, tai taip pat visiems gamintojams, didmenininkam, logistam ir kitiem VMT kontroliuojamiem ūkio subjektams su ta pačia sąlyga, jeigu jūs pateikėte pakankamai informacijos visiems teiginiam patvirtinti. Gyvūninio produktų žaliavos veterinarijos pažymėjimas išduodamas tik produktų gamintojams, kadangi tai yra skirta judėti viduje rinkos iš vienos gamybos įmonės į kitą arba į sandėlius, tai žaliavos pažymėjimas išduodamas tik gamintojams. Taip, papildomi duomenys, kurių jūsų gali paprašyti veterinarijos gydytojas sertifikuojantis siuntas į Jungtinę karalystę, jeigu, tarkime, jūs norite išvežti didelį kiekį įvairių pozicijų, tarkim, mėsos gaminių, 20 pozicijų skirtingų mėsos gaminių, kurios sunku pateikti tiek prašyme, tiek sertifikate. Veterinarijos gydytojas gali jums pateikti Excelinę lentelę, su ja jūs prieš tai supažindinęs, tai yra Tracy's NT suformuluota Excelinė lentelė, į kurią pateikus visą informaciją, ją labai greitai galime perteikti į Tracy's NT sertifikato formatą, taip sutaupysime ir jūsų laiką, nes jūs turite tiksliausią informaciją apie prekių siuntas ir išvengsime žmogiškojo faktoriaus perrašinėjant informaciją iš prašymo ar iš pateikto kito dokumento į Tracy's NT sistemą ir taip pat pagreitinsime pačio sertifikato išdavimą. Tai tikiuosi, kai teiksite prašymus, veterinarijos gydytojai yra apmokyti. Šią savaitę vyko intensyvūs praktiniai užsiėmimai visiems sertifikuojantiem veterinarijos gydytojam individualiai pagal departamentą ir visi buvo supažindinti su šia galimybė teikti įmonėms prašymą papildyti lentelę ir taip pagreitinti visą procesą. Taip, pagal galiojančius Jungtinės karalystės teisės aktus, perimtus iš ES, visos į šalį atvykstančios gyvūninių produktų siuntos turi būti plombuotos. VMVT turi galimybę plombuoti arba atskiras siuntų paletes, mes turime plombų lipdukus arba rotosyrinės plombas su vėlute, perverdami per plombą fiksuojančias virves ar
ar kitas medžiagas mes galime uždėti plombą ir užplombuoti paletę taip, arba turime galimybę plombuoti visą transporto priemonę, turime metalinės plombas, tas pačias rotosylinės plombas priklausomai nuo transporto priemonės, kurią pavyksta uždėti su tai ir plombuotumėm, bet žinoma galime atsižvelgti į jūsų kaip ūkio subjekto pageidavimus. Jei transporto priemonė pakrauta nepilnai, tikslingiau visą laiką siūlome plombuoti tik paletes, nes tokiu atveju kitose prekių pakrovimo vietose taškuose nebus reikalingas plombos keitimo aktas. Tai yra kitas dokumentas, kuriuo, tarkime, vykstant iš vienos įmonės į kitą ir sertifikuojant kiekviename taške siuntą, užplombavus visą transporto priemonę, atvykus į kitą įmonę, keičiant tą plombą, reikalinga vėlgi veterinarijos gydytojo priežiūra, nes tik jis gali nuimti plombą, arba su jo priežiūra gali būti nuimama plomba, ir tada tai turi būti fiksuojama plombos keitimo akte, kuris išrašomas ir pateikiamas kartu toliau vykti su tuo sertifikatu, kuriame nurodyta sena plomba. Taigi, jeigu bus vykdomas ar jūs vykdysite tokį prekių pasikrovimą, visą laiką siūlome, kad būtų plombuojamos atskiros paletės. Pereiname į antrą dalį, kurią taip pavadinome, ar mano produktams reikia sertifikatą, bet čia pateiksime ir bendrus Jungtinės karalystės reikalavimus. Tai 2023 metų rugpjūčio 28 dieną Jungtinė karalystė ir jos kompetentingos institucijos informavo Europos komisiją ir šalis nares apie dar kartą keičiamą importo kontrolės reikalavimų įsigaliojimo datą, ir ją pagaliau nukėlė iki šių metų sausio 31 dienos. Tai yra nuo šios datos pagal šiuo metu nustatytus reikalavimus veterinarijos sertifikatai prekės siuntoms turės būti išduodami tik tais atvejais, jei Jungtinės karalystės rizikos vertinimo maisto produktus yra priskirtas aukštai ir vidutiniai rizikos grupiai. Visą tą informaciją Jungtinės karalystės kompetentinga institucija pateikė ir paskelbė pasienio tikslinėme veiklos vadove, arba angliškai Border Target Operating Module, sutrumpintai BTOMAS, mes jį taip ir vadinsim ir viso likusio pranešimo metu. Pridedu nuorodą į jį. Tikrai kviečiu susipažinti, didelis dokumentas, 140 puslapių, tačiau jame gana aiškiai, išsamei ir paeiliui pateikiama visa informacija, apie kurią kalbėsime ir šio pranešimo metu, bet tai yra pateikiama visų pirma originalo kalba, taip kaip norėjo, kad būtų pateikta Jungtinės karalystės kompetentinga institucija, taip pat atsižvelgta į ūkio subjektų pastabas, nes dar iki rugpjūčio mėnesio Jungtinės karalystės kompetentinga institucija šį dokumentą teikia visiems savo ūkio subjektams viešom pastabom pateikti. Jis yra pačioj naujausiai savo versijoje, šis rugpjūčio 29 dienos vadovas, ir turint laisvo laiko tikrai kviečiu jį perskaityti ir pasižiūrėti, nes ten yra aptariamos ne tik bendriniai reikalavimai, bet ir pateikiama įvairių siuntų keliavimo į Jungtinę karalystę praktinių pavyzdžių. Tai pradedant nuo rizikos grupių ir jiems taikomų reikalavimų, aukšta rizikos grupė, šie reikalavimai jau įsigyvendinę nuo 21 metų sausio 1 dienos ir jau senokai nesikeičia. Tai yra gyvi gyvūnai, bitės, genetinės medžiagos produktai, skaitant inkubacinius kiaušinius, į Jungtinę karalystę keliauja su veterinarijos sertifikatu, jiems atliekama dokumentinė fizinė kontrolė ir jie patenka taip į rinką. Čia vizualiai galim pasižiūrėti, dar kartą tas pats pakartotas, nuo sausio 1 2021 metų pranešimas per IPAFS, veterinarijos sertifikatas Traces NT sistemoje gyviems gyvūnams, bitėms ir genetinės medžiagos produktams ir kontrolė PVP. Vidutinė rizika, kiek sudėtingesnė, platesni reikalavimai ir įvairūs pokyčiai iki sausio 30 dienos, tai pranešimas per IPAFS sistemą, importo Jungtinė karalystė vis dar pakanka komercinių dokumentų. Nuo sausio 31 dienos pranešimas per IPAFS reikalingas veterinarijos eksporto sertifikatas, kurį VMVT išduoda per Traces NT. Kam reikalingi veterinarijos sertifikatai?
tai produktam patenkantiem į vidutinę rizikos grupę. Tai būtų pienas ir pieno produktai, jei jų sudėtyje yra žalio pieno, tai būtų ar atvėsinti, ar užšaldyti. Mėsa ir mėsos produktai, absoliučiai visi išskyrus tokiem, kuriuos aptarsime kiek vėliau, kai kuriem mėsos produktam su labai specifinėmis sąlygomis galima priskirti žemos rizikos grupę ir jie į Jungtinę karalystę vyktų toliau be veterinarijos sertifikatų. Taip pat veterinarijos sertifikatai reikalingi smulkintai mėsai ir mechaniškai atskirtai mėsai, paukštienai ir paukštienos produktams, kiškiažvėrių mėsai, laukinių gyvūnų mėsai ir mėsos produktams, bitininkystės produktams, kiaušinių gaminiam, išskyrus pasterizuotus kiaušinio miltelius, kadangi jie nekelia rizikos ir gali būti laikomi aplinkos temperatūroje, jie priskiriami žemai rizikos grupiai, tačiau visi kiti kiaušinių gaminiai yra vidutinėje rizikos grupėje ir jiems sertifikatų reikės. Žuvininkystės produktam priskiriami dar daugiau išimčių dėl laukinių pagautų žuvų, tačiau didžiąją dalimi vis tiek žuvininkystės produktam sertifikatai bus reikalingi. Akvakultūros žuvininkystės produktam ir dvigeldžiam moliuskam sertifikatai taip pat reikalingi. Kas dar pasikeičia, kiek toliau ateityje šių metų, balandžio 30 dieną, be dokumentinės patikros, kurią jau atliks pasienio kontrolės postai, jūsų importuotojams į PAF sistemą įkėlus informaciją apie atvykstančią siuntą, nuo balandžio 30 dienos bus atliekama tiek dokumentinė, tiek fizinė bei identifikacinė produktų kontrolė. Tai yra nedidelis procentas, apie 1% siuntų bus nukreipiamos fiziniai patikrai pasienio postuose prieš išvykstant į Jungtinę karalystę ir kertant sieną. Tai vėlgi vizualus parodymas, pasikartojimas, pranešimas per IPAFS vidutinės rizikos produktam, veterinarijos sertifikatas. Po balandžio 30 dienos dar ir pasienio kontrolė apie 1%, Jungtinė karalystė taip kalba, kad būtų kuo labiau išvengta spūsčių pasienio kontrolės postuose, nebūtų stabdomas prekių judėjimas iš ES į Jungtinę karalystę, siekiama kuo labiau sumažinti tą vertinimo produktų kiekį, apsidraudžiant per patikras, išankstinės patikras dokumentų tiktais. Tačiau visą laiką prekės net ir iki balandžio 30 dienos esant įtarimui pasienio kontrolės postuose gali būti stabdomos ir vertinamos fiziškai. Šito irgi reikėtų nepamiršti. Žema rizikos grupė, į ją patenka kiek daugiau produktų negu į vidutinę, vien dėl to, kad kai kurie gyvūninės kilmės produktai atitikę visus čia išvardintus reikalavimus gali būti priskiriami žemai rizikos grupiai. Taip pat į žemą rizikos grupę patenka ir sudėtiniai produktai. Pieno produktai, visi pieno produktai iš pasterizuoto pieno atvėsinti arba užšaldyti pagal Jungtinės karalystės reikalavimus, taip pat želatina, kolagenas ir medus. Kokie tie reikalavimai, kad produktui galėtumėm priskirti žemą rizikos grupę ir jam nereikėtų sertifikato, tai pabrėžiu, kad visus šituos reikalavimus 6 turi atitikti produktas, kad jam galėtumėm priskirti žemą rizikos grupę. Produktas turi būti pagamintas taip, kad jį būtų galima laikyti aplinkos temperatūroje. Gaminant šį maisto produktą jis buvo apdorotas taip, kad patogeniniai mikroorganizmai būtų sunaikinti arba jų kiekis sumažintas iki leistino lygio, tai yra, pavyzdžiui, konservavimas. Produktas yra aiškiai paženklintas, kaip skirta žmonėms vartoti, tai yra turi būti ši informacija pateikta ant ženklinimo etiketės. Produktas yra saugiai supakuotas arba sandariai uždarytas į matomai švarią pakuotę, tai gali būti vakuumavimas arba kitos pakavimo metodikos. Produktas turi būti paženklintas anglų kalba ir prie jo pridedami komerciniai dokumentai, kuriuose čia yra svarbi vieta pateikiama informacija apie prekės pobūdį, pakuočių kiekį, skaičių, kilmės šalį, gamintoją ir sudedamąsias dalis. Tai yra, jūs komerciniuose dokumentuose turėsit pateikti sudedamųjų dalių sąrašą anglų kalba. Ir taip pat šie produktai neturi būti mišiniai kūdikiams arba specialiosios medicininės paskirties maistas.
Jeigu jūsų produktai, tarkim, mėsos gaminiai, vytinti, supakuoti vakuuminėje pakuotėje, galimi laikyti aplinkos temperatūroje, suženklinti tinkamai, pabrėžiant, kad yra skirti žmonėms vartoti, atvyksta su visais komerciniais dokumentais, su informacija, kurios reikalauja Jungtinė karalystė, jūsų toks produktas gali važiuoti be veterinarijos sertifikato. Jungtinė karalystė taip pat yra paruošusi lentelę Excelinę, kurioje įvedus 10 būtent skaičių komercinės nomenklatūros kodą, galime pasitikrinti, kokiai rizikos grupiai priskiriamas mūsų produktas. Iš jūsų pateiktų klausimų matėme, kad ne visi tie produktai yra nurodyti, tačiau galima vadovautis ir kitais Jungtinės karalystės reikalavimais nurodytais ir tą produktą prisiskirti taip. Tai tarkim, tikrai buvo klausimų apie pieno produktus, kurių nebuvo galima rasti tame sąraše. Tai jeigu jie yra iš pasterizuoto pieno, laikomi atvėsinti, užšaldyti arba tinkamai laikyti aplinkos temperatūroje, toks produktas būtų laikomas žemos rizikos ir eksportas būtų galimas su komerciniais dokumentais be veterinarijos sertifikatų. Tai vėlgi, taip pat kaip ir visiems kitiems žemos rizikos produktai, į Jungtinę karalystę pakanka komercinių dokumentų ir aišku pranešimo per IPAFS, ką padarytų jūsų importuotojas. Jūsų darbas tik tais pateikti tinkamą informaciją. Iš to pačio BTOMO išimta lentelė labai aiškiai, gražiai parodanti, kas kaip ir kodėl vyksta. Tai yra suskirstyta aukštos, vidutinės, žemos rizikos produktai. Planuojama nuo balandžio 30 dienos atliekama, kokia bus kontrolė. Kaip ir matome, vidutinės rizikos produktam nuo 1 iki 30% išskirtiniais atvejais identifikacinė kontrolė, nuo 1 iki 30% fizinė patikra, bet vėlgi Jungtinė karalystė labai stengiasi pabrėžti, kad bus linkstama link to mažesnio procento fizinių ir identifikacinių patikrinimų, siekiant sumažinti tuos srautus besilaikančius pasienio postuose. Šiuo metu identifikacinė patikra į Jungtinę karalystę vykstant yra 100% ir nuo 15 iki 30% yra patikrinama fizinės patikros metu. Tas pats 100% identifikacinės siuntų patikrinimas žemos rizikos produktam, kas po balandžio mėnesio siektų 0%, o fizinės patikros nuo 1–5% irgi kristų iki 0%. Žuvininkystės produktai yra kiek išskirtinė produktų dalis eksportuojant į Jungtinę karalystę. Jungtinė karalystė perėmė didžiąją dalį ES teisės aktų, taip pat įgyvendino ir teisės aktus, kuriais remiantis bandoma užkirsti kelią klastojimui maisto produktų. Todėl Jungtinė karalystė su laukinių pagautų žuvų produktais prašo pateikti ir perdirbimo deklaraciją, kurią ūkio subjektas turi užsipildyti remiantis pagautų žuvų kiekio sertifikatu. Tai yra perdirbimo deklaracijoje jūs turite nurodyti, kokios buvo naudotos žuvis, pagal kokį pagautų žuvų kiekio sertifikatą, koks kiekis buvo panaudotas, kiek produkto pagaminta ir pažymėti kitus laukelius. Šį dokumentą galiausiai pateikėte Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento sertifikuojančiam gydytojui, kuriam pateikėte prašymą išduoti sertifikatą. Jis pasirašo šį dokumentą ir jūs jau galite jį siųsti, pateikti paštu pasienio kontrolės postui per savo importuotojus Jungtinėje karalystėje. O ateityje bus tai teikiama ir per IPAF sistemą. Jeigu jūs parsivežite, tarkim, estišką ar latvišką, lenkišką produkciją, žuvininkystės produktų, taip pat laukinių pagautų ir čia sandėliuosite Lietuvoje, reikalingas ir sandėliavimo dokumentas. Šis dokumentas deklaruoja, kad buvo atvykusi siunta, laikoma
tokiame ir tokiame sandėlyje tiek ir tiek laiko. Mes galim pažiūrėti tas formas patvirtintas VMVT direktoriaus įsakymu. Jos bus viešai prieinamos ir VMVT tinklalapyje, bet taip pat galite susirasti ir pagal direktoriaus įsakymą 2023 m. gruodžio 8 dienos, numeris B1829. Tai va. Šios formos atrodo taip, perdirbimo pareiškimas ir sandėliavimo dokumentas, jos parengtos remiantis ES teisės aktų formą ir Jungtinės karalystės sandėliavimo dokumento pavyzdžiu. Tai turėtų labai panašus būti Jungtinės karalystės ir pažįstami pasienio kontrolės postų inspektoriams ir neturėtų kilti daug problemų vertinant pateiktą informaciją. Į detalės giliai nelysime, tikrai kviečiu susipažinti tuos ūkio subjektus, kuriems aktualus žuvininkystės produktų eksportas, su šiais dokumentais prieš pradedant teikti prašymus išduoti sertifikatą prekių eksportui. Žinau, kad dalis žuvininkystės įmonių tokius dokumentus jau ir pildo senokai. Taip pat iš jūsų pateiktų klausimų atkreipiame dėmesį į specifinius produktus, tai tarkim sudėtinių produktų eksportas. Tai sudėtinius produktus gali sudaryti nuo 0,1 iki 100% gyvūninės kilmės žaliavos. Tai yra pagal Jungtinės karalystės perimtą ES teisės aktą, kuris ES yra panaikintas, tačiau Jungtinė karalystė jį toliau įgyvenina. Taip pat, kaip pavyzdys, greitai paruošiamos košės ir makaronai, kurių sudėtyje yra pieno miltelių ar kiaušinių miltelių ar kokiu nors džiovintos mėsos gaminių, įvairūs koldūnai, kaip buvo teikta jų vienos iš įmonių klausime, balandėliai ir cepelinai. Taip pat gali būti priskiriami sudėtiniams produktams. Jungtinės karalystės tinklalapyje jie rašo, kad sertifikato tokiems produktams nereikia, jie priskiriami žemai rizikos grupiai, tačiau gairėse, kurias parengė specifiškai sudėtiniam produktam, jie rašo, kad sertifikatas reikalingas. Mes siūlome, kad jūs teiktumėte prašymas ir išduoti sertifikatą gyvūninių produktų siuntom tokiu atveju, jei sudėtinio produkto sudėtyje yra mėsos arba daugiau kaip 50% gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių. Ir taip pat galite tikrai tikslintis dar su savo importuotojais, nes pačios Jungtinės karalystės informacija yra gana dviprasmiška šiuo atveju. Kitais visais atvejais, jeigu nėra mėsos, nėra viršijimo 50% gyvūninių sudedamųjų dalių, tikrai galima priskirti tokius sudėtinius produktus žemai rizikos grupiai. Pieno produktai tai ledai, sūriai, varškė, grietinė, kefyras, bet kokie pieno milteliai. Jeigu yra pagaminti iš pasterizuoto pieno, neatsižvelgiant į laikymo sąlygas, jie priskiriami prie žemos rizikos grupės. Tai pabrėžia Jungtinė karalystė savo tinklalapyje, taigi nemažai produktų iš Lietuvos ir toliau galės vykti su tik tais komerciniais dokumentais, be jokių papildomų veterinarijos sertifikatų. Taip pat buvo klausimas dėl sraigių mėsos. Sraigių mėsa pagal tai, kokį komercinės nomenklatūros kodą mes priskiriame ir susiradome ir priskiriame, yra vidutinės rizikos, nebent sraigės buvo laukinės pagautos arba produktas yra tinkamas laikyti aplinkos temperatūroje. Dėl tame pačiame klausime nurodytų sraigių kiautelių, jeigu ta įmonė klausosi šio pranešimo, galite parašyti, koks KPN kodas yra priskiriamas sraigių kiauteliams ir mes tada pasižiūrėsim, nes taip greitai surasti informacijos nepavyko. Bet galimai turėtų būti priskiriama žemesniai rizikai kaip mažiau pavojingas produktas. Taip, pereinant į trečią dalį, labiau jau į praktinės situacijas, kurios vyks eksporto Jungtinė karalystė metu, dar paliečiant tokius smulkesnius dalykus, tai yra komerciniai mėginiai.
su tikslu žmonėms vartoti gyvūninės kilmės produktai, pavyzdžiui, maisto mėginiai siunčiami į Didžiąją Britaniją savo būsimiem partneriam organoleptiniam savybėm įvertinti arba į parodas, jiems taikoma tokie patys reikalavimai kaip ir visiems kitiem produktam, tai yra jeigu jūsų produktui įprastai reikalingas veterinarijos sertifikatas, tai ir siunčia ten iki kilogramą ar 10 to produkto į Jungtinę Karalystę į parodą, jums vis tiek reikės veterinarijos sertifikato. Jungtinės siuntos ir jų eksportas į Jungtinę Karalystę, tai bus gana didelė dalis produktų taip keliaujančių į Jungtinę Karalystę iš Lietuvos. Tai paliečiant pirmą klausimą, kuris buvo pateiktas vieno iš mokymų dalyvių, tai vežant žemos ir vidutinės ar aukštos rizikos produktus vienoje transporto priemonėje, sertifikuojamos bus tik vidutinės ar aukštos rizikos prekės ir jos gali būti plombuojamos arba atskirai paletėmis, arba visa transporto priemonė. Žemos rizikos prekiam mes nieko nedarome, kadangi joms sertifikatų nereikia, jos ir nebus nei tikrinamos, nei plombuojamos, nei sertifikuojamos, nepaisant to, kad jos keliauja kartu su vidutinės rizikos produktai. Žinoma, jeigu mes siekime, kad žemos rizikos produktai patektų į Jungtinę Karalystę kaip įmanoma lengviau, tikslingiausia būtų vidutinės rizikos produktus eksportuoti su viena transporto priemonė, o žemos rizikos produktus su kita, bet nesant tam galimybės, žinoma, kartu vežant sertifikatai ir plombavimas tik tais vidutinės rizikos produktam. Kaip Jungtinė Karalystė rašo ir Butome, ir savo tinklalapyje, jungtinių siuntų eksportas vėlgi skirstomas pagal rizikos grupės. Žemos rizikos gyvūniams produktams įvežti Didžiąją Britaniją nereikės eksporto veterinarijos sertifikato, sudėjus į jungtinę siuntą ir pagal numatytus reikalavimus jie nebus tikrinami pasienyje. Taip pat šis dalykas supaprastins žemos rizikos jungtinių siuntų atvykimą į Jungtinės Karalystės rinką. Vidutinės rizikos gyvūniams produktams bus taikomas mažiau intensyvus patikros lygis pasienyje, tai kaip jau ir minėjau, apie 1% planuojama tikrinti, o tapatybės ir fizinės patikros lygiai bus taip pat mažesni nei dabar ir arba eksportuojant iš kitų pasaulio šalių į Jungtinę Karalystę, kadangi Jungtinė Karalystė iš ES atvyks didžiuliai kiekiai maisto produktų, tai pagrindinė prekybinė rinka Jungtinė Karalystė tikrai yra pasiryžusi supaprastinti visas procedūras atvykstant siuntoms iš ES, kad tikrai nekliūtų tas visas procesas pasienyje ir nepritrūktų maisto parduotuvių lentynose. Aukštos rizikos gyvūniniai produktai, kadangi retai yra vežami kaip jungtinės siuntos, tačiau jiems visada bus taikomas sertifikavimas, patikrinimai pasienyje ir identifikacinė kontrolė. Taip, yra keli jungtinių siuntų surinkimo modeliai, tai gali būti surinkimo iš vietos modelis, kai jis yra skirtas įmonėm prekiaujančiam dideliais kiekiais, todėl atskiros siuntos galima susirinkti viename sandėlyje ir taip supaprastinti sertifikavimą, arba kelių siuntų paėmimo modelis, kuris tinka įmonėm turinčiom mažesnės apimtis, palaikantis atskirų siuntų surinkimą iš kelių vietų su sertifikatu kiekviename atsiėmimo taške. Tai siuntų surinkimo vietos modelio atveju sertifikatas išduodamas surinkimo sandėlyje, kelių siuntų iš gamybos įmonių paėmimo modelio atveju sertifikuojama kiekviena stotelė, tai yra kiekviena individuali siuntos dalis, plombuojamos arba transporto priemonė arba atskiros paletės. Jungtinės Karalystės kompetitinga institucija reikalaus oficialių plombų gyvūniams produktams, tai tik tada, kai tai įpareigoja eksporto sertifikatas. Visose eksporto sertifikatų formose yra nurodytas laukelis plombos informacija, tačiau nenurodyta, kad plombą privalės uždėti oficialus veterinarijos gydytojas ateityje įgyvendinant nuotolinio sertifikavimo
galimybę, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ruošiasi suteikti galimybę ūkio subjektams užsiplombuoti transporto priemonę patiems. Tačiau čia yra tolimos ateities dalykas. Šiam momentui fiziškai plombuojame siuntas patys atvykę į ūkio subjektą ir įvertinę siuntą ir išleidę ją tolimesniam eksportui. Taip, vizualiai kiek pasistengiau pateikti pavyzdžių, kaip gali vykti eksportas į Jungtinę karalystę, tai ir nurodžiau veiksmus, tai kai iš kelių Lietuvos įmonių siuntos atvyksta į sandėlį kur nors kitame Lietuvos mieste, iš kiekvienos gamybos įmonės produkto atvyksta su gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimu, jį išduoda kiekvieną gamybos įmonę kontroliuojantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamentas, o prašymą teikia pats gamintojas, sandėliuose išduodamas veterinarijos sertifikatas, prašymą išduoti veterinarijos sertifikatą prekių siuntai, kurį pateikia eksportuotojas, ir gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimo pagrindu išduodamas veterinarijos sertifikatas. Tos pačios produktų grupės produktai iš kelių kilmės įmonių gali būti konsoliduojami į vieną eksporto sertifikatą. Tai tarkim, jeigu mes parsivežėm iš Utenos, Panevėžio, Tauragės mėsos gaminių, juos surinkome vienoje vietoje, jie visi atvyko su gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimu, mes galime išduoti vieną bendrą veterinarijos sertifikatą. Ir to siunta gali važiuoti toliau į Jungtinę karalystę, gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimai, jų kopijos lieka kartu su sertifikatu, sertifikate žymima informacija apie kilmės įmonės, gyvūnų rūšis, paskerdimo įmonę, šaltuosius sandėlius, kur buvo galutinai laikoma. Ta siunta prieš išsiunčiant Jungtinę karalystę pilnas atsakomumas yra matomas, taigi visą informaciją apie tų kelių perdirbimo įmonių mėsos gaminius galime pateikti viename sertifikate. Ir taip pat ši siunta yra plombuojama, plomba įrašoma tame veterinarijos sertifikate. Jeigu sertifikuojame mėsos, pieno, žuvininkystės produktų siuntas, kiekvienai produktų grupiai yra išduodamas veterinarijos sertifikatas. Jeigu pakraunama į tą pačią transporto priemonę, galima užplombuoti visą transporto priemonę ir tada plomba nusirodys kiekviename iš tų veterinarijos sertifikatų ta pati. Jeigu mes vis dėlto sprendžiam, kad geriau plombuoti atskiras paletes, taip pat tai yra įmanoma, jau nuo jūsų pageidavimo galima užplombuoti paletes. Ar sertifikate mėsos gaminiam matysis tik mėsos palečių plombos, žuvininkystės žuvies palečių plombos ir pieno produktų pieno palečių plombos matysis sertifikate tiem produktom. Kitas variantas - siuntos surinkimas pakeliui. Tai fizinė ir dokumentinės patikros atliekamos tai siuntų daliai, kurią sertifikuoja VMVT departamentas savo gamybos įmoniai. Jeigu jūs atvyko, tarkim, iš Telšiuose ar Plungėje pasikrovėte dalį siuntos, ją susertifikuoja, užplombuoja arba visą transporto priemonę, arba paletes atskirai, vykstate į kitą įmonę Panevėžyje, pasikraunote dar papildomai, vėlgi išrašomas veterinarijos sertifikatas tik tais tai siuntos daliai. Vėlgi taip pat vyksta plombavimas į kitą vietą, į 4. vietą, į 5. vietą ir išvyksta į Jungtinę karalystę. Atskiros siuntos dalis susertifikuotos, užplombuotos. Tokiu atveju prašymą gali teikti sertifikatą, kad būtų išduotas sertifikatas tai siuntos daliai gamintojas, arba jeigu bus bendras eksportuotojas ir eksportuotojas gamintojo vardu. Jeigu užplombuojama kurioje nors iš pakrovimo vietų visa transporto priemonė, tokiu atveju sekančioje atvykimo stotelėje bus reikalingas perkrovimo sertifikatas, tai yra bus stebima
arba plombos keitimo aktas, jeigu nekeičiama transporto priemonė, tai yra bus nuimama plomba ir pakraunama papildoma siuntos dalis ir užplombuojama iš naujo, tai plombos keitimo aktas turėtų būti išduodamas tokiu atveju. Kai eksportuojama kitų ES šalių kilmės produktai, Jungtinė karalystė iš kitų ES šalių narių, pavyzdžiui, Lenkijos, Latvijos, Estijos ar bet kokių kitų šalių, iš kurių mes atsivežam produktus ir norime juos eksportuoti, laukiame pirminio eksporto sertifikato arba galutinių sertifikatų. Kadangi Jungtinės karalystės sertifikatai turi labai daug informacijos, kurią mes turime patvirtinti, mūsų veterinarijos gydytojai deda savo parašą ir prisima visą atsakomybę, kad produktas yra tikrai saugus. Mes negalime užtikrinti kitų ES šalių įmonių pagamintų produktų atitikties, todėl mums reikia pagalbos iš savo kolegų kitose ES šalyse, kad jie patvirtintų, kad tie pagaminti produktai atitinka ES teisės aktus, kas būna nurodyta pirminiuose eksporto sertifikatuose, arba jau galutinai trečiosios šalies, tai yra Jungtinės karalystės teisės aktų reikalavimus, kas būtų pateikta galutinėme sertifikate. Čia atvykus į Lietuvą, mūsų departamentai arba jeigu atvyksta, tarkim, į Klaipėdos uosto sandėlius, taip pat dar ir pasienio veterinarijos kontrolės postai įvertina sertifikato Jungtiniai karalystėje atlikti su teiginiais pateiktais pirminėme sertifikate ir tada tik tais nusprendžia, ar gali išduoti veterinarijos sertifikatą arba negali. Tokiom siuntom atvykusiam be nieko, tik su komerciniais dokumentais, tikrai sertifikatai negali būti išduodami, nes nepakanka duomenų patvirtinti sertifikuojamų teiginių tikslumo. Mes tikrai negalėsime daryti jokių išlygų tokiom siuntom, nes tai yra didžiulė atsakomybė sertifikuoti potencialiai tokiu atveju nesaugias siuntas. Jeigu iš kitų ES šalių siuntos atvyksta su galutiniais veterinarijos sertifikatais, didelė tikimybė, kad siunta bus plombuota, tada yra išduodamas perkrovimo sertifikatas. Perkrovimo sertifikatas, kaip jau ir minėjau anksčiau, yra stebimas transporto priemonės iškrovimas, gali būti ta siunta kažkiek tai sandėliuojama Lietuvos sandėliuose, tada, kai perkraunama į kitą transporto priemonę, vėlgi stebimas pakrovimas, užplombuojama transporto priemonė, išduodamas perkrovimo sertifikatas, informacija atžymima veterinarijos sertifikate originaliame, kad buvo atliktas tokia procedūra ir tada siunta gali būti išsiunčiama į Jungtinę karalystę. Tokiais atvejais, tarkim, jeigu mes dalį siuntų pasikrauname iš kitų ES šalių narių ir dalį iš Lietuvos įmonių, vėlgi iš Lietuvos įmonių produktai atvyksta į sandėlį kuriam nors Lietuvos miestų su gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimu ir jis išduodamas kiekvienoje produkto kilmės įmonėje, tai yra pateikiamas gamintojo prašymas išduoti tokiam dokumentui. Iš ES šalių produktai atvyksta, kaip jau ir minėjau, su pirminiu eksporto sertifikatu arba galutiniu eksporto sertifikatu, tik tokiu atveju reikalingas bus perkrovimo sertifikatas. Sandėliuose išduodamas veterinarijos sertifikatas bus prašymo išduoti veterinarijos sertifikatą prekių siuntai ir gyvūninių produktų žaliavos veterinarijos pažymėjimų pagrindų bei pirminio eksporto sertifikato iš kitos ES šalies pagrindų arba jau nebėra. Galutiniam sertifikatui mes naujo sertifikato neišdavinėsim, mes išduosime perkrovimo sertifikatą tiesiog ir toliau siunta su pirminiu tuo galutiniu sertifikatu išduotų kitoje ES šalyje keliaus į Jungtinę karalystę. Vėlgi transporto priemonė plombuojama, plombos nurodomos visose dokumentuose, kuriuose jos privalomos nurodyti. Tais atvejais, jeigu siuntos keliauja į kitas ES šalis, iš Lietuvos mūsų departamentai taip pat gali išduoti pirminius eksporto sertifikatus. Tarkim, jeigu siuntos vyksta į Nyderlandų sandėlius,
išduodamas pirminis eksporto sertifikatas, siunta gali būti plombuojama priklausomai nuo poreikio, nuvyksta į Nyderlandus, iš ten to sertifikato pagrindu siunta yra sertifikuojama tolimesniam eksportui į Jungtinę karalystę. Tranzitas per Jungtinę karalystę irgi įdomi dalis, kadangi Jungtinė karalystė nusprendė būti išskirtinė jai tranzitu vykstant į, tarkim, Airiją vežant produktus, bus reikalingas tranzitinis sertifikatas. Šis sertifikatas taip pat yra išduodamas per Traces nt sistemą. Jie yra visos sertifikatų formos, tai būtų ar mėsos produktam, ar sudėtiniam produktam, ar pieno produktam, yra labai paprastos, jose daug teiginių patvirtinti veterinarijos gydytojams nereikės. Tačiau pirma dalis, tai yra informacija apie prekę, bus visiškai identiška veterinarijos sertifikatui, tai yra pilna informacija apie tranzitu vežamą produktą. Aukštos rizikos prekiam, naudojančiam Didžiąją Britaniją, vežant iš ES, naudojant Didžiąją Britaniją kaip sausumos tiltą, nuo kitos savaitės trečiadienio bus reikalingi veterinarijos sertifikatai. Įvažiuojant bus atliekamas 100% dokumentinis patikrinimas ir tapatybės patikrinimas. Išvykstant bus tapatybės patikrinimas 100% atliekamas. Tranzitu ES siuntų patikros bus pradėtos, tranzitu vykstančių ES siuntų patikros bus pradėtos balandžio 30 dieną. Tai yra fizinės patikros, kaip ir importuojamų į ES tranzitu vykstančių per Jungtinę karalystę. Vidutinės rizikos prekiams, naudojant Didžiąją Britaniją vėlgi kaip tranzicinę šalį, nuo sausio 31 dienos bus tie patys veterinarijos sertifikatai reikalingi. Taip pat atliekama dokumentinė ir tapatybės patikrinimai, išvykstant tik tapatybės. Patikros, kaip ir aukštos rizikos produktams, taip kaip ir eksportuojamiems į Jungtinę karalystę produktam, fizinės patikros bus pradėtos balandžio 30 dieną. Žemos rizikos prekiams, naudojant Didžiąją Britaniją kaip sausumos tiltą, nereikės veterinarijos sertifikato ir nebus įprastinių patikrinimų, tačiau jos gali būti tikrinamos atsitiktinė tvarka įtarimo atveju. Taip. Yra tokie Traces nt sistemoje Transit and Storage veterinarijos sertifikatai, tai jums norint vežti į Airiją arba, jeigu neįsivaizduoju, kur dar galima iš Jungtinės karalystės vežti į kokią kitą šalį, plukdyti gal į Grenlandiją, Islandiją, nors tikriausiai keltais čia važiuotų iš Klaipėdos arba iš Vokietijos ar Danijos, bet nesvarbu, jeigu ta siunta tranzitu vyksta per Jungtinę karalystę, tarkim šviežiai mėsai, mes turime tranzito ir arba sandėliavimo sertifikatą. Ką tai reiškia, kad atvykus per Jungtinės karalystės pasienio kontrolės postą bus atliekama, kaip jau ir minėjau, fizinė identifikacinė patikra, bus peržiūrimas šitas veterinarijos sertifikatas. Siunta gali nuvažiuoti kur nors Jungtinėj karalystėj, pakeisti transporto priemonę, tai reiškia būti iškrauta, sandėliuojama kažkiek laiko ir toliau vykti tada į paskirties savo vietą, bet vėlgi bus atliekamas identifikacinis patikrinimas išvykstant iš Jungtinės karalystės, kad įsitikinti, kad ta siunta, kuri buvo nurodyta dokumentuose ir išvyksta pro Jungtinės karalystės sieną, nebuvo išardyta ar palikta dalis tik tais siuntos transporto priemonėje. Taip pat atsižvelgiant į klausimus jūsų pateiktus su registracijoje, atsakom, kaip vyktų tranzito ir eksporto procedūra viename. Tai yra, jeigu dalis transporto priemonės yra vežama tarkim, naudokim pavyzdį Airiją per Jungtinę karalystę, bet dalį siuntos mes paliekame toje Jungtinėje karalystėje, eksportuojame siuntos dalį, tai esant tokiai situacijai galima Jungtinei karalystei skirtą siuntos dalį sertifikuoti eksporto sertifikatais, ir plombuoti atskiras paletes, o tranzitui skirtos siuntos dalį tiesiog sertifikuojame su tradiciniu sertifikatu
ir gabenamos į galutinę paskirties vietą, kai išsikrauname Jungtinėje karalystėje. Jeigu plombuojame visą transporto priemonę, tai plombuojame visą, nurodome eksporto sertifikate šią informaciją. Tai tiek greitos mano prezentacijos. Dabar tikriausiai aš išsijungsiu dalinimąsi ir pasižiūrėsim, kiek mes gavome klausimų. Ar galėsime dar žinoma grįžti prie... Taip, netiek ir daug. Taip, kokiu adresu galima pateikti klausimus raštu? Klausimus raštu galite pateikti čia ir į chat funkciją. Mes išsirinksime po susitikimo visus klausimus ir tada jau bendrai pasidalinsime atsakydami į pagal užsiregistravusių dalyvių sąrašus, arba, kaip jau ir kolegė parašė, per klausimai@vmvt.lt arba info@vmvt.lt galima pateikti šiuos klausimus. Jei siuntoje bus skirtingų kategorijų produktų, pavyzdžiui, pusgaminiai, gaminiai, šviežia mėsa, ar turėsime teikti 3 skirtingus prašymus ir mokėti už 3 sertifikatus. Pusgaminiai reiktų pasitikrinti, kaip yra su sertifikatais. Mėsos gaminiai ir pusgaminiai galėtų keliauti su vienu veterinarijos sertifikatu, kadangi yra pritaikyta tam forma. Žalia mėsa turės keliauti su atskiru veterinarijos sertifikatu, tai teks teikti prašymus bent jau dėl 2 kategorijų produktų. Kelia ranką Regimantas Kisielius, matau. Taip. Žiūrėk, Davidai, aš pasižiūrėjau 3NT sistemoje, pusgaminiai ir mėsos gaminiai neišeina į vieną sertifikatą. Ir neišeina. Bent jau komisija, kai rengia veterinarijos sertifikatų formas, iš pradžių buvo mums priskyrę ir mėsos gaminius prie pusgaminių, tai galimai teks taip 3 sertifikatus gauti vežamiem produktam. Dėkui. Per kiek laiko bus išduodamas sertifikatas, kokiu formatu reiks pateikti prašymą dėl sertifikatų ir kur tiksliai reikėtų pateikti. Taip, teikti prašymus galite pagal savo, ten, kur kraunasi transporto priemonė, pagal tą miestą yra kiekvieną miestą kontroliuojantis departamentas. Tai jeigu kraunatės Vilniuje, Ukmergėje ar aplinkui Vilnių, tai būtų Vilniaus departamentas, jeigu Kėdainiuose Kauno departamentas ir taip toliau. Prašymai gali būti teikiami bendrais departamentų paštais, tai būtų miesto pavadinimas @vmvt.lt arba per Infis sistemą, taip pat yra galimybė per VMVT sistemą pateikti prašymus išduoti sertifikatą. Laikas, per kiek išduodamas sertifikatas, jeigu jūs prašymą išduoti sertifikatą nurodote siuntos išvykimo laiką, tam yra skirtas laukelis, tai sertifikatas bus ir išduodamas tą dieną, kai išvyksta siunta. Žinoma, labai prašytumėm neatsiųsti 9 valandą ryto prašymą išduoti sertifikatą ir nurodyti, kad tą pačią dieną 10 valandą jau išvyksta jūsų siunta. Na, tiesiog fiziškai neįmanoma susidėlioti mūsų departamentam darbų ir taip greitai nuvykti į kiekvieną subjektą įvertinti siuntos. Vis dėlto mes turime atsižvelgti ir tai, kad vertiname ir dokumentiškai siuntas ir turime įsivertinti sertifikate pateiktas nuostatas, teisingai jas susižymėti, kad nekiltų jūsų siuntai jokių problemų vykstant per Jungtinės karalystės pasienio postus. Sekantis klausimas, siunčiant dokumentus elektroniniu paštu, teko susidurti su problema, kad VMVT pašto dėžutė nepriima siunčiamo laiško, nes jis per didelis. Ar bus sprendžiama ši problema? Nežinau, 20 megabaitų berods priima mūsų pašto dėžutės, tai galima būtų pridėti tiesiog siuntimui per WeTransfer arba per kitokias programėles, jeigu labai didelis tų siunčiamų dokumentų dydis yra dedamas į kartu su prašymu. Taip, sveiki, ar valgomieji ledai priskiriami vidutiniai rizikos grupiai?
Ne, pieno produktai, įskaitant ir valgomosius ledus, jeigu jie pagaminti iš pasterizuoto pieno, nesvarbu, ar jie bus laikomi aplinkos temperatūroje atvėsinti ar užšaldyti, jiems visiems yra priskiriama žema rizikos grupė ir veterinarijos sertifikato nereikia. Taip, ar bus galimybė pateikti prašymą prieš trumpesnį laiką, nei nurodant 3 darbo dienas? Eksportuojame žuvininkystės produktus, taip dažnai. Produktų galiojimo terminas. Vis tiek jūs, kaip gamybos įmonės ar logistai, didmenininkai, turite bent jau įsivaizdavimą, kiek tą savaitę bus planuojama, vis tiek planuojatės vežimus, tai pateikti prašymą su nepilna pateikta informacija yra galimybė. Suprantame, kad taip, kai kuri informacija yra sužinoma paskutinę dieną, bet siekiant ir užtikrinti, kad jums būtų užtikrinta šita visa paslauga, sertifikato išdavimas, mes vis tiek norėtumėm žinoti informaciją kiek anksčiau. Ir taip pat sekantis klausimas, ar VMT fiziškai tikrins bei plombuos siuntas savaitgaliais ir nakties metu, tai tikrai ne, VMT darbo laikas yra nuo 8 iki 5 vakaro, tai eksporto siuntos taip pat yra sertifikuojamos tik tuo laiku, išskyrus pasienio kontrolės postuose Klaipėdoje, kur yra išskirtinės sąlygos pasienio postams, jiems importo procedūroms numatytos sąlygos dirbti visą parą, tai jie sertifikuoja ir siuntas visą parą. Visi kiti VMT padaliniai dirba nuo 8 iki 5, penktadieniais iki be 15:04 ir sertifikatai išduodami tik tais darbo laiku. Dėl konsultacijos įrašo, taip, įrašų bus pasidalinta ir VMT tinklalapyje bus nuoroda į YouTube tikriausiai patalpinta visa konsultacija, taip pat pateiksime ir prezentaciją ir greičiausiai viešai pasidalinsim ir papildomais atsakymais į jūsų užduotus klausimus, kurie atkeliaus raštu per klausimai arba per info@vmt.lt. Tai tikrai visą medžiagą, kurią šiandien dalinomės ir apie ką kalbėjom, gausite vienokiu ar kitokiu būdu. Jei eksportuojamas produktus yra priskiriamas žemos rizikos kategorijai, ar produkto eksportuojant įmonė turi būti registruota Traces NT sistemoje? Ne, neturite būti registruoti Traces NT sistemoje, bet jūs turite būti įsitikinę, kad visą laiką vešite tik tai žemos rizikos produktus, nes jeigu atsitiktų taip, kad jums reikia išvežti į vidutinę riziką patenkantį produktą arba balandžio mėnesį Jungtinė karalystė baigia rizikos vertinimą ir žinoma iš anksto informuoja, bet informuoja, kad kai kurie jūsų vežami produktai, kurie dabar patenka į žemą riziką, persikelia į vidutinę riziką, tai reikės būti registruotam. Tai šituo dalyku reikėtų pasirūpinti iš anksto. Jeigu jūs vykdote bet kokią veiklą susijusią su maisto produktais, tai jūs esate registruoti ar didmenininkas, ar kaip logistas, VMT informaciją apie jūs turi, tai ir į sistemą gali įvesti, tai nėra sudėtingas procesas, visą informaciją jau kaip registruoto ar patvirtinto ūkio subjekto mes galime perkelti ir į Traces NT sistemą. Taip, kelia ranką. Viktorija. Aš norėjau pasiklausti, tai norint užsiregistruoti į tą Traces NT sistemą, mes turėtume pateikti kažkokį prašymą VMVT, ar ne? Ne, jeigu jūs turite patvirtintą veiklą arba registruotą veiklą VMVT, tai Traces NT mūsų inspektoriai suveda automatiškai, kadangi jiems sertifikuojant reikės susirasti jūsų įmonės sąraše. Tai jums atskiro prašymo tam nereikia. Supratau, ačiū. Vėlgi, klausimas apie valgomosius ledus iš pasterizuoto pieno, jie taip priskiriami žemai rizikos grupiai. Net jeigu ir aplinkos temperatūroje laikyti negalima, Britai neseniai matyt atnaujino
savo reikalavimus pieno produktam, tai leidžia ir atšaldytus ir užšaldytus kaip ledus produktus, kurie pagaminti iš pasterizuoto pieno vežti kaip žemos rizikos produktus. Jei prekės iš Kauno regiono vežamos Lietuvos pirkėjai į Vilnių, tokiu atveju bus reikalingas pažymėjimas iki Vilniaus. Taip, gyvūnio produkto žaliavos pažymėjimas iš Kauno regione esančios įmonės gamybos vežant produktus į sandėlius turės būti lydimi gyvūnio produkto žaliavos pažymėjimu. O toliau jau pirkėjas prašys sertifikato, tai arba pirkėjas, arba tas asmuo, kas Vilniuje bus kaip eksportuotojas, turės prašyti sertifikato, o iš Kauno regiono vežama į Vilnių, bet pirkėjas yra Jungtinės karalystės ūkio subjektas. Tokiu atveju būtų prašoma pažymėjimas ar iš karto turėsis sertifikatas. Tokia įdomi situacija. Jeigu ir žinome, kad pirkėjas bus Jungtinė karalystė, bet iš Kauno į Vilnių važiuoja į sandėlius, tai gali toliau važiuoti su gyvūnio produkto žaliavos pažymėjimu. Tik tais klausimas, kas teiks prašymą sandėliuose veterinarijos sertifikatui. Užsienio ūkio subjektams mes negalime išduoti veterinarijos sertifikato, kadangi jie nėra registruoti kaip eksportuotojai jokia forma mūsų sistemose. Tai yra prašymą išduoti sertifikatą turi pateikti Lietuvoje registruotas ūkio subjektas ir jis tada bus forminamas kaip eksportuotojas. Tai tikiuosi atsakiau į šitą klausimą. Jei vienoje siuntoje ir sąskaitoje yra žemos rizikos produktų ir vidutinės rizikos produktų, ar bus jiems visiems išrašomas treisis sertifikatas? Kaip jau ir pristatinėjau, tikiuosi atsakiau, kad sertifikatas išduodamas tik vidutinės rizikos produktams, jie atskirai ir plombuojami, žemos rizikos produktai nei plombuojami, nei sertifikuojami, bet gali vykti tą pačią transporto priemonę. Ar bus kažkoks mokestis už plombas, jei bus plombuojama kiekviena paletė, o ne visa transporto priemonė? Ne, mokestis yra už sertifikavimo procedūrą. Į sertifikavimo procedūrą įeina ir plombos dėjimas, tai yra ir plombų naudojimas ant palečių, nesvarbu koks tas plombų skaičius. Ar prekiams atvykus į sandėlius su žaliavos pažymėjimu Lietuvoje prašymą išduoti galutinį sertifikatą gali teikti eksportuotojas ar tik gamintojas? Į sandėlį atvykus produktams su žaliavos pažymėjimu prašymą tikrai gali teikti eksportuotojas. Gamintojas jau savo dalį greičiausiai ir padarė, paprašydamas išduoti gyvūnio produkto žaliavos pažymėjimą. Tas produktas išvyko jau iš jo įmonės, kuris turi kontrolę. Greičiausiai gal netgi perkamas, parduodamas kokiam nors logistikos įmonėje arba didmenininkui tas produktas ir jau prašymą gali teikti bet koks ūkio subjektas, kuris turi įrodymą, kad tai yra jo nuosavybė arba kad jis atstovauja tas gamybos įmonės kažkokią tai formą. Tai tikrai nereikia gamintojui teikti prašymą, tai gali atlikti ir eksportuotojas. Prisijungus prie Traces NT sistemos ir pateikinėjant sertifikatą neina pasirinkti kai kurių žuvų argentininė jūrinė lydeka, Merlucius hubis, paprastieji karšiai. Taip, žuvų rūšis. Tai visų pirma, veterinarijos sertifikatus, aš pasikartosiu, pildo ir išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jums pildyti jokių formų nereikia. Traces NT yra grinai kol kas tik tais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos naudojama sistema. Gal ateityje, kai kiek prakusime ir Europos komisija sudarys pilnas sąlygas ūkio subjektam normaliai pateikti sertifikato pirmą dalį ir užtikrinti, kad visi pateikti duomenys yra teisingi, bus galima kalbėti ir apie sertifikato pirmos dalies pildymą patiems ūkio subjektams. Šiuo metu visą tą prašymo pagrindų, kurį jūs pateiksit, Dauparų žuvis, tai Klaipėdos departamentui, jums užpildys veterinarijos gydytojas. Jeigu tai yra gaminių sertifikatas, Traces NT sistemai yra lotyniškai otra pesca, kita žuvis galima sertifikuoti tokiu pagrindu, arba jeigu Klaipėdos departamentui pateiksite sąrašą lotyniškai išvardintų žuvų rūšių, kurių nerandate prie tam tikro KPN kodo patalpinto žuvininkystės produktų sertifikato,
mes pateiksime prašymą Europos komisijai, kurie valdo šitą sistemą ir administruoja, kad jie įtrauktų tas rūšis ir tada jau sertifikuojant galėsim nurodyti tikslę rūšį. Tai tiesiog sakau, perduokite Klaipėdos departamentui sąrašo žuvų rūšių, kad jie pasitikrintų ir tada jau įsitikinę, kad tikrai nėra, perduotų mums bendravimui su Europos komisija. Taip, sekantis klausimas, ar eksportuojant žemos rizikos kategorijai priskiriamus produktus Jungtinė karalystė reikia plombuoti transportą su veterinarijos plomba? Ne, tikrai nereikia. Jeigu, tarkim, tie patys pieno produktai važiuoja viena transporto priemonė, niekam iš tų produktų joje nereikia sertifikato, transporto priemonė neplombuojama, VMVT jau iš žemos rizikos produktų eksportą nebesikiša. Sekantis klausimas, jeigu prekė atvyksta į sandėlį Lietuvoje su presertifikatu ar prašymu veterinarijos sertifikatų prekių siuntai gali teikti, pavyzdžiui, Latvijos gamintojas ar tik eksportuotojas iš Lietuvos. Kaip jau ir minėjau, mes negalime sertifikuoti siuntų pagal kitų šalių prašymą. Tai yra, prašymą turės teikti eksportuotojas Lietuvoje, kažkas, kas atstovauja tą siuntėją iš Latvijos, nes tiesiog nėra tokios galimybės apiforminti prašymo ir pateikti informacijos eksporto sertifikate. Taip, sekantis klausimas, 4 priedas prie sugautų žuvų kiekio sertifikato šiuo metu būdavo patvirtintas Lietuvos Respublikos muitinės, tai pasikeičia VMVT pareigūnus. Taip, sugautų žuvų kiekio sertifikatą netvirtina vis dar muitinė, VMVT tvirtina tik tais perdirbimo deklaraciją ir sandėliavimo dokumentą. Dėl pagautų žuvų kiekio sertifikato niekas nesikeičia. Komercinis dokumentas, sąskaita išrašyta 1.30, prekių siunta Kirsiuka pasienį vasario 2, ar tokiai siuntai jau reikia veterinarinių sertifikatų. Kitų trečiųjų šalių atveju, kai yra įvedami nauji reikalavimai nurodomi, kad įsigyvendina siuntom palikusiom jų kilmės šalį po įsigaliojimo datos. Tai yra, jeigu 31 dieną išvyktų, sertifikato reikėtų, jeigu 30 dieną išvyksta siunta iš Lietuvos, sertifikato nereikėtų. Jungtinė karalystė kol kas nenurodo niekur šito reikalavimo, taigi negalime atsakyti, teks jums bendrauti su savo importuotojais, kaip jie mato šitą situaciją, nes bent jau viešai Jungtinė karalystė nedeklaruoja, kad sertifikato reikės ar nereikės, jeigu siena kertama po reikalavimų įsigaliojimo datos, bet išvykimas iki jo. Ar šaldyti cepelinai bus vidutinės ar žemos rizikos grupėje? Vėlgi, čia klausimas, koks jų komercinės nomenklatūros kodas, tai yra muitinės kodas. Ten mėsos yra, jie greičiausiai vis tiek bus priskiriami sudėtiniams produktams. Mes siūlytumėm sertifikato išduoti tokiam produktam, kadangi mėsa gali kelti vienokią ar kitokią riziką žmogaus sveikatai priklausomai nuo apdorojimo. Taigi vis dėlto pasitikslinkite su importuotojais, galite taip pat ir klausimus parašyti jau žinodami, koks yra komercinės nomenklatūros kodas. Mes taip pat iš savo pusės dar pasižiūrėsime ir pasistengsime jums atsakyti tokį klausimą raštu. Kuriai rizikos grupiai priskiriama gyvūnų augintinių pašarai yra reikalinga registracija TraceSNT sistemoje. Dėl pašarų vėlgi yra klausimas, kokie tai pašarai, konservuoti gyvūnų augintinių pašarai priskiriami žemai rizikos grupiai, dėl kitų turėtų jau komentuoti veterinarinių vaistų ir pašarų skyrius, kuris ir dirba su šituo klausimu, bet vėlgi, jeigu jūs esat pašarų perdirbimo įmonė arba logistai didmenininkai, jūs esate registruoti kokiai nors veiklai VMVT departamentų ir į TraceSNT sistemą jūs jau esate įtraukti ir jums papildomos registracijos nereikia. Jeigu neturite pasitvirtinę registravę veiklos, tai tą kviečiu pasidaryti ir tada būsite automatu įtraukti į TraceSNT sistemą. Ar norint gauti sertifikatą mėsos gaminiams, reikės pateikti mėsos žaliavos, iš kurios pagamintas tas gaminys sertifikatą arba žaliavos pažymėjimą. Vėlgi priklauso, kas yra mėsos gaminio, yra gyvūnų skerdikla,
kurioje buvo skersti gyvūnai, iš kurių pagaminti mėsos gaminiai. Jeigu Lietuvoje, tada galėtų atvykti su gyvūnio produkto žaliavos pažymėjimu. Taip pat jūs turite į skerdyklų pateiktus dokumentus ir visada visos įmonės turit gebėti pateikti visus atsekamumui skirtus dokumentus VMBT to pareikalavus. Tai yra numatyta teisės aktų reikalavimuose. Taigi ir mėsos sertifikate yra skiltis, kur prie produkto aprašymo reikalinga nurodyti skerdykla. Mes turim galimybę išvardinti visas skerdyklas, kad tarkim jūs gaminat kiaulienos jautienos dešrą, mes galim nurodyti ir 5 skerdyklas, iš kurių buvo gauta ta kiaulienos ir jautienos žaliava. Taip pat ir su gamybos įmonė, gamybos įmonių irgi galima nurodyti kelias, sertifikate galimybės yra, bet vis tie laukai yra privalomi, todėl jūs privalėsite pateikti atsakomumo informaciją. Sekantis klausimas, ar prašyme dėl sertifikato gavimo privalome išdėstyti pagal KN kodą bendrą kiekį prekių ir kiekvienam priskirti atskirai? Kaip skiltyje su lotyniškais pavadinimais, jeigu sudedamosios dalys yra vištiena ir kiauliena, bet procentinį kiaulienos daugiau? Vėlgi, KPN kodai yra privalomi, kadangi jais remiantis mes išduodame veterinarijos sertifikatą. Tiek Jungtinės karalystės rizikos grupės mes skaičiuojam pagal KPN kodą, tiek sertifikatai yra priskirti prie tam tikro KPN kodo, tai jūs jį privalote nurodyti ir bendras kiekis, žinoma, geriausia, kad jūs pateiktumėt bendrą svorį ir tada išvardintumėte pagal arba KPN kodą, arba produktų grupės, kaip jūs esat susiskirstę. Tai dėl lotyniškų pavadinimų, tai ar galus, ar suskrofa, vis tiek abi nurodykit gyvūnų rūšis, iš kurių buvo pagaminti produktai, mes turim galimybę taip pat sertifikuojant pasirinkti daugiau negu vieną gyvūno rūšį, iš kurio pagamintas tas produktas. Šiam momentui paskutinis klausimas, ar teisingai supratau, žemos ir vidutinės rizikos grupės mėsos produktai gali būti ant atskirų palečių ir su atskiromis sąskaitomis? Ne, turi būti. Na, jeigu jūs paletuosite žemos ir vidutinės rizikos grupės mėsos produktus, tarkim, žemos ir vidutinės rizikos mėsos produktus, jiems reikės to paties temperatūrinio režimo ir tą paletę, jeigu mes plombuojame paletę, mes suplombuosime kaip bendrą vieną darinį ir atskirinėti žemos rizikos produktą jau galėsi tik tais galutinėme atvykimo taške, kai bus nuimamos plombos, jau be veterinarijos gydytojo priežiūros, tai yra Jungtinėje karalystėje. Galima paletuoti kartu, tik tais tai apsunkina ir veterinarijos gydytojų darbą atliekant identifikacinę patikrą, kadangi mes galime pasirinkti, įsivertinti kokią nors siuntos dalį, esant įtarimui ir pasiimti mėginį, tai laboratoriniams tyrimams, tai jeigu kiltų įtarimas, jums tektų atardyti visas tas žemos rizikos mėsos gaminių dalį nuo vidutinės rizikos mėsos gaminių dalies, kad mes turėtumėm galimybę prieiti, įsivertinti, ar tai ženklinimo etiketes, ar tai pasimti mėginį iš tos dalies. Taip, ranką matau kelia Regimantas. Dabar pas mane tokie porą klausimų yra. Dėl lotyniškų pavadinimų rūšies, galbūt įmonės galėtų tiesiog pateikti pagamintą iš kiaulienos, iš jautienos, iš vištienos, iš kalakutienos. Įmonėms, manau, sunku bus pateikti lotyniškus pavadinimus. Ne, žinoma, gali pateikti tiesiog iš kokio gyvūno pagamintas tas produktas, jau mes lotyniškus pavadinimus žinom ir susirasime ir pasižymėsime sertifikuojant. Dabar dar dėl atsakomumo pateikimo. Ten yra ta, rodė Excelinė ta lentelė, kur galima supildyti tuos produktus. Ar užtektų įmonėm nurodyti skerdyklas toj Excelinėj lenteliai, ar ten kažkokį pilną atsakomumą pateikti, nes tas pilnas atsakomumas, kaip žinom, labai gali būti didelis ir ten tiesiog gal paprasčiau tai būtų įmonėm. Taip, su Excelinė lentelė yra toks dalykas, kad mes galime į vieną eilutę nurodyti tik tais vieną
įmonę, tai jeigu skerdimas buvo daugiau negu vienoje įmonėje, mes negalėsime įvesti tos informacijos į Tracy, nes tiesiog mes klaidą ir turėsime taisyti tą informaciją. Jeigu yra viena skerdikla, viena perdirbimo įmonė, vienas šaltasis sandėlys, žinoma, galima tą atsekamumo informaciją pateikti taip toje Excelinėje Tracy CNT skirtoje lentelėje. Ir tiek žinių, aišku, visada veterinarijos gydytojas sertifikuojantis gali paprašyti pilno atsekamumo. Tai yra numatyta ir veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos apraše, kad tokią teisę mes turime, bet tiek taupant įmonių laiką ir vertinant dokumentus, kiekvieną kartą atsekamumo dokumentai tikrai nėra tikrinami, kiekvieną kartą mes neprašome naujų laboratorinių tyrimų, jeigu sertifikuojame įmonę, turime tuos dokumentus laboratorinių tyrimų ir matome į tų tyrimų atlikimo dažnumo, kad jis atliekamas reguliariai pagal įmonės rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų planą, nereikia teikti kiekvieną kartą naujų laboratorinių tyrimų, net ir pakartotinai tų pačių senų tyrimų, jeigu jūs pastoviai dirbate su tuo departamentu, jie vis tiek bylose turi jūsų informaciją, kadangi vykdo ir jūsų įmonių kontrolę. Tai tiesiog yra komunikacija, bendradarbiavimas tarpusavyje, kaip mes tą informaciją vieni kitiem perduosim, kuo lengviau, kuo aiškiau pateiksime, tuo greičiau bus išduotas ir sertifikatas ir nereikės tikrai laukti tų 3 dienų, kas ir niekada praktiškai nebūna. Pateikus prašymą visą laiką stengiamasi išduoti sertifikatą kaip įmanoma greičiau, nes žinome, kad verslas negali laukti. Dar vienas klausimas į tarpą įkrito, ar kartoninėje dėžėje turi būti tik vienos rūšies produktas, ar galima sudėti ir kelis, ar produktai su skirtingais scan kodais gali būti vienoje dėžėje. Sunkus klausimas, kaip yra tas pakavimas vieną kartoninę dėžę, ar tai didelė dėžė, ar dėžutė, ar bet kokiu atveju, jeigu jūs sugebate pagal tą pakavimą į dėžes užtikrinti produkto atsekamumą ir galėsite parodyti, kuris produktas yra kur ir jeigu reikės atidaryti ir surodyti ir niekas nepasimeta, tai galima pakuoti ir taip. Dar matau, Viktorija kelia ranką, bet čia gal užsiliko iš ankstesnio klausimo. Taip, Deividai, aš gal galiu šiek tiek irgi papildyti. Taip, Na, manau, jeigu tai skirtingų rizikų produktai, tai tikrai turbūt nėra patartina pakuoti į vieną dėžę, nes galimai ypatingai po to, kai jau bus pradėtos fizinės patikros siuntų, na, pasienio poste atskirinėti tuos produktus, na, tiesiog bus labai nepatogu pačiai įmoniai ir tuo labiau veterinarijos tarnybai pasienio UK. Tikrai taip. Ar būtų dar kokių nors klausimų, galite ir nebūtinai rašyti, kelti ranką, gyvai klausti, jeigu kažkas dar rūpi, tikrai pasistengsim atsakyti. Taip, matau, Žaneta kelia ranką. Sveiki, tai dar pasitikslinimui, kadangi greičiausiai tai mums bus aktualu. Tai skirtingom kategorijom prašom skirtingų sertifikatų ir mokam už juos atskirai. Tai nėra mokestis už siuntos sertifikavimą, tai yra už sertifikatą. Ar vis dėlto mokestis ar ne mokamas už siuntą? Tai vat, norėjau pasitikslinti. Už sertifikavimą, nes vis tiek bus vertinama atskirai, dokumentinis vertinimas atskiras, sertifikatas vėlgi rašomas atskirai, tai inspektoriaus darbas yra irgi vertinamas tiek pat jo alga ir rinkliavos valstybei irgi renkamos taip pat. Gabrielė, matau, kelia ranką. Sveiki, norėjom pasiteirauti dar dėl skerdyklų numerių. Tai mes turim tiesiog kažkokiam papildomam blankė, kas kart pateikdami prašymą surašyti produktus ir iš kokių skerdyklų buvo gaminamas tas gaminys, ar
tiesiog, kaip pasakyti, kaip prašys inspektorius atsekamumo, tai tik pateikti tik tada. Kaip tiksliai tada turime elgtis, nes, pavyzdžiui, mums yra tokių užsakymų, kur vežam ir po 60 pozicijų, ir po 100, tai labai platus asortimentas gaunas ir daug tų numeriukų dėl suvedimo, simbolių skaičiaus ir panašiai. Na, pirmam kartui tikrai reikės pasibandyti, jums gali iš karto, jeigu tai yra po vienu arba keliais komercinės nomenklatūros kodais pakrentančiais į tą patį sertifikatą, jums galės sugeneruoti inspektorius, vis dėlto bendrauti reikia su departamentais, kurie jūs sertifikuos, galės sugeneruoti iš anksto tą Excelinę lentelę ir jūs pabandysit į ją tiesiogiai sudėti. Vis tiek, jeigu 60 pozicijų, dalį galima grupuoti į vieną poziciją, dalį į kitą, bet jeigu tiek daug pozicijų, tai vis tiek kiekvieną kartą bus prašoma pateikti tą skerdyklų informaciją, gamybos įmonės informaciją ir šanto sandėlio informaciją. Taip, Regimantas, matau, kelia ranką. Tai dabar, aš dabar norėjau dar išsiaiškinti, dabar dėl veterinarinių pažymėjimų. Daleiskim, kaip pavyzdys, važiuoja prekės tos 3 kategorijos iš Bevelo Utenos mėsos į kažkokius sandėlius, į Kauno sandėlius, daleiskim, ir ten bus, aišku, kaip sakėte, rašomi 3 sertifikatai, 3 prašymai, 3 mokėjimai. O veterinarijos pažymėjimas gali būti išrašytas vienas tai grupiai. Jeigu telpa tą informaciją į vieną veterinarijos pažymėjimą, taip galima, žinoma. Ačiū. Nes jau matėm tokių atvejų pas kolegas kitose departamentuose, kad tiesiog fiziškai nebetelpa informacija gyvūnio produkto žaliavos pažymėjimo. Jie, kad ir elektroninėje versijoje net susimažino šriftą iki 8, privardijus 50 ir 60 pozicijų fiziškai nebetelpa, tai gali būti, kad tiesiog reikės išrašyti porą tų blankų užpildytų. Dar vienas klausimas dėl perdirbimo sertifikato žuvies produktam. Jis būdavo užtvirtinamas pasienio tarnybos, ar dabar jis bus patvirtinimas VMVT. Taip, dabar yra nurodyta forma, mes ją pasitvirtinom direktoriaus įsakymu, pasirašo valstybinės maisto veterinarijos tarnybos departamento sertifikuojantis gydytojas, tas pats, kuris išduos sertifikatą ir jums jau pasienyje muitiniai tikriausiai nebereikės perdirbimo sertifikato tvirtintis. Taip, matau dar vieną ranką. Ugnė Dirkčiūtė. Taip, turiu tokį klausimą. Tarkim, dabar iš 2 šalių, iš Estijos, iš Latvijos važiuoja prekės. Tai čia vieno sertifikato reikės, ar čia jau 2 reikės? Ir dar kitas klausimas, tai va, pavyzdžiui, dabar iki balandžio 30 dienos. Tai kaip gausiu su prekėm, jeigu, tarkim, jos nesertifikuotos, jas apsuks atgal? Taip, jeigu Estija, Latvija kilmės šalis, mes idealiu atveju prašome, kad Estija ir Latvija išduotų galutinį eksporto sertifikatą į Jungtinę karalystę. Čia Lietuvoje atvykusiai siuntai bus tiesiog išduodamas perkrojimo sertifikatas, tai jūs sandėliuose galite išsikrauti tą prekę su priežiūra, kažkiek tai laiko sandėliuoti, tada perkrauti kitą transporto priemonę, išrašomas perkrojimo sertifikatas, ten atžymima šitas faktas, kad buvo keičiama transporto priemonė, buvo keičiama plomba, atžymimas faktas originaliame sertifikate ir siunta gali keliauti toliau. Jeigu į Lietuvą atvyksta su pirminiu eksporto sertifikatu, tokiu atveju sertifikuoja čia Lietuvoje, išduodamas sertifikatas pirminio eksporto sertifikato pagrindu, tačiau jūs prisiimate daugiau atsakomybės, kadangi turite teikti prašymą išduoti sertifikatą prekių siuntai, pateikti visus laboratorinių tyrimų duomenis, pateikti atsekamumo informaciją, jeigu reikalinga, jeigu tai, tarkim, kaip mėsos gaminiams reikalingas vėlgi skerdyklų visi numeriai ir kita informacija, ko dar nepaminėjau. Na, pagrindinė informacija
didelį kiekį informacijos turėsite pateikti, jeigu atvyksta siuntos su pirminiais sertifikatais. Komercinių dokumentų nepakanka, kadangi sertifikatai yra tikrai detalūs, yra reikalaujama patvirtinti ligų statusus, kad, tarkim, jeigu iš galvijienos pagaminti mėsos produktai, kad galvijai kilę iš galvijų marų, snukio nagų ligos, galvijų spongiforminės encefalopatijos neapimtų teritorijų, reikalinga pateikti temperatūrinį apdorojimą tų produktų. Todėl vien tik su komerciniais dokumentais atvykusioms siuntoms sertifikato tikrai neišdavinėsim, nes nėra garantijų iš kilmės šalies kompetitingos institucijos. Tai dar tas likęs klausimas iki balandžio 30 dienos. Tai UK pasienis atlieka dokumentinį vertinimą ir jeigu jiems niekas nekliūna, tai tada jie siuntos ir neapgręžia. Žinoma, bet visos siuntos privalės jau dabar važiuoti per tam skirtus pasienio kontrolės postus ir veterinarijos sertifikatuose nusirodo informacija, per kokį pasienio postą atvyksta siunta. Vis dėlto Jungtinė karalystė nori valdyti srautus, kad bet kokios transporto priemonės nevažiuotų per bet kokius patikros postus. Jie matys vis tiek tą informaciją, atsitiktinė tvarka gali stabdyti transporto priemonės ir jas tikrinti jau ir dabar, bet iki balandžio 30 dienos, kol įsigalioja fizinės ir identifikacinės patikros reikalavimai, tai yra šansas, kad jūsų transporto priemonė pravažiuos, kad ir neturės tam reikalingų dokumentų. Žinoma, mes to nesiekėme, mes norėtume, kad viskas važiuotų legaliai. Supratau, dėkui. Taip. Dar vienas klausimas, tyrimų protokolus taip pat pridėti prie siuntos komercinių dokumentų, ar pakanka, kad siunčiant prašymą į VMVT pridedame priedę. Su siunta laboratorinių tyrimų gali prašyti tik tais jūsų importuotojas, čia jau klausimas jūsų tarpusavio bendravime. Mums laboratoriniai tyrimai reikalingi kartu su prašymu, pagal, kaip jau ir minėjau, dažnumą, kurį nusimačiusi gamybos įmonė. Bet Jungtiniai karalystėje jūs vis tiek gal siūsite su kokybiniais gamintojo deklaracijom, kitais dokumentais, kuriuose irgi atsispindi tie laboratorinių tyrimų rezultatai ir užtikrinimas, kad siunta atitinka visus reikalavimus, taigi kartu neprivalo jie būtinai važiuoti, čia jau komunikacijos su importuotojų klausimas. Susidūrėme su problema, kad veterinarijos atstovas negali pasirinkti Tracy sistemoje daugiau nei vienos rūšies žuvies, reikia sprendimo, nes mūsų eksportuojamas produktas gaminamas iš kelių skirtingų žuvies rūšių. Tai jeigu gaminamas produktas, kaip jau ir minėjau, yra pasirinkimas kita žuvis, o trapeska tai reikštų, kad yra kita žuvis ir nebūtinai mes apsiribojam ties vieną rūšimi, po tai pakrenta visos žuvies rūšis tiek nenurodytos, tiek jeigu yra daugiau negu viena rūšis. Tai čia sertifikate galime taip apsiforminti šitą reikalą. Aišku, vėlgi problema aiški, pasižymėsime ir išsiųsime komisijai prašymą, nes kitose sertifikatuose, tarkim, mėsos gaminių, kaip jau ir minėjau, tikrai yra galimybė pasirinkti porą žuvų rūšių. Tas turėtų būti ir žuvininkystės produktų sertifikatuose. Vis dėlto, kadangi Europos komisija kuruoja pačią Tracy sistemą, turi Tracy's komandą, kuri dirba kiekvieną dieną su tuo, mes galime teikti tik prašymus pataisyti tam tikrą informaciją, į kurią į tuos prašymus būna atsižvelgta ir tikrai greitų metų viskas pataisoma. Taip matau keliamą ranką Forsija Raimondas. Negirdime jūsų. Mikrofonas rašo, kad įjungtas, bet garso nėra.
Matyt, kokie nors techniniai trukdžiai. Dar iš pakeltų rankų Gabrielės liko, ar buvo koks nors dar vienas klausimas? Ne. Ievos ranka taip pat pakelta. Sveiki. Mano klausimas dėl Annex formų perdirbimo sertifikato. Kai jas užtvirtino pasienyje, jie prašydavo, kad tas Annexas būtų originali kopija. Tai yra, kad parašas būtų, žinai, tušinuku matomas, pasirašytas. Tam tikri tiekėjai, jie tiesiog persiunčia elektroniniu paštu tą sertifikatą pasirašytą. Jeigu tu jį atprintini, kaip ir nebeįmanoma fiziškai turėti parašų tušinuku pasirašytą, ar jūs priimsite tokius sertifikatus, ar vis dėlto reikės mums prašyti, kad tie sertifikatai būtų kažkaip persiunčiami, kad būtų pasirašyta tušinuku? Na vis tiek, net ir veterinarijos gydytojo parašas ir antspaudas po to bus tas skanuojamas dokumentas ir siunčiamas jūsų importuotojų Jungtinėje karalystėje ir ta informacija vėlgi keliama į elektroninę sistemą, tai originalas nekeliaus iki Jungtinės karalystės, tai mums turėtų pakakti ir skanuotos kopijos. Dėkui. Žana Balčiauskienė, taip. Dėl sertifikavimo atšaldytos produkcijos šviežios, dėl jų laboratorinių tyrimų galima vadovautis įmonės RVSVT principai pagrįsta sistema ir savikontrolės tyrimais, nes kaip šviežia produkcija, jinai išvažiuoja, pagaminama, išvažiuoja tą pačią dieną. Taip, žinoma, galima Jungtinė karalystė perimusi visus ES teisės aktus, ypač dėl mikrobiologinės taršos ir teršalų stebėsenos. Tie patys teisės aktai galioja Jungtinėje karalystėje kaip ir ES, tai įmonės atliekami savikontroliniai tyrimai ir tyrimai pagal rizikos veiksnių analizės svarbų valdymo taškų programą yra tikrai tinkami. Taip, Dariaus ranka dar liko pakelta. Sveiki, tai kaip supratau, jeigu į Šiaurės Airiją važiuoja mano prekės į Belfastą per Angliją, tai reikia to sertifikato veterinarinio. Bet jeigu iš Olandijos važiuoja į Airiją iš Airijos Respublikos, tai viskas lieka kaip buvo tada į Šiaurės Airiją. Į Šiaurės Airiją jums reikės tranzitinio sertifikato, kadangi dėl Jungtinės karalystės ir ES nesutarimo dėl sienos, Šiaurės Airija liko tokia kaip ir pusiau ES šalis, tačiau priklausanti Jungtiniai karalystiai. Ten kaip po sertifikato eksportui ją vykstant nereikia, pakanka tranzitinio sertifikato, kadangi vis tiek siunta greičiausiai keliaus per Jungtinę karalystę iki ten, nebent plauktų per Prancūzijos į Airiją ir tada važiuotų į Šiaurės Airiją. Supratau, jeigu reiškia tiesiai į Pietų Airiją, kaip į Airijos Respubliką patenka ir iš ten važiuoja, tai kaip iki šiol viskas. Taip, tikrai taip. Supratau, dėkui. Dar vienas klausimas raštu. Esame eksportuotojai, mėsos žuvies produkciją superkama iš keletos įmonių Lietuvoje ir eksportuojame į Jungtinę karalystę. Iš viso pardavimo sąskaitoje būna 300-400 pozicijų iš 30 tiekėjų. Ar pardavimo sąskaitoje turės būti nurodyta tiekėjai, į ką reikėtų atsižvelgti tokiu atveju? Taip, gana didelis kiekis pozicijų, vis dėlto dalį galima konsoliduoti į vieną laukelį Traces sertifikate, bet tą informaciją tikrai turėsite teikti plačią ir didelę, gal į prašymą, kuris yra wordinis 2 puslapių, 3 puslapių, tai netilps, tai prašysime kokiu nors Excel formatu pridėti informaciją, kaip vaštaraščiuose rašote, nes kitaip gausis labai didelis dokumentas, kurį ir jums užtruks laiko supildyti ir po to mūsų inspektoriams susiskaityti ir susigaudyti, kuris čia partijos numeris, prie kurio produkto priskiriamas ir kur kas yra ir kaip. Tai vėlgi čia bus bendradarbiavimo su sertifikuojančiais veterinarijos gydytojais klausimas, kaip patogiau tiek jums pateikti tą informaciją, kiek jie norėtų matyti ir priimti tą informaciją, kad būtų greičiau išduotas sertifikatas. Bet tarkim, jeigu 30 tiekėjų, tai galima tie tiekėjai, jeigu gamina mėsos gaminius, kurie priskiriami vidutiniai rizikos grupiai, vieną tiekėją, 2-3 tiekėjus galima
talpinti po vieną poziciją, ypač jeigu mes galim susidėlioti, tarkim, vien tik jautienos mėsos gaminiai, vien tik tais kiaulienos mėsos gaminiai, jeigu dviejų rūšių mišiniai ar ten dar paukštiena prisideda, tai vėlgi galima pasidalinti, susipaprastinti tą informacijos pateikimą. Pirmos siuntos bus pačios sunkiausios, tiek jums informacijos pateikimas bus reikalingas priprasti, kaip to mes norime ir prašome iš jūsų, tiek mūsų inspektoriai užtruks, kol susigaudys, pateiks visą tokią informaciją, siuntos, kad ir vyksta eksportui į daugiau kaip 100 pasaulio šalių, tačiau Jungtinės karalystės yra išskirtinės dėl savo sudėtinių siuntų pobūdžio, labai sudėtinga šitą sistemą taip greitai perimti, bet vėlgi, kaip ir minėjau, mūsų veterinarijos gydytojai yra pasiruošę, apmokyti ir tikrai galės nuo kitos savaitės pilnai susertifikuoti visas siuntas, dėl kurių pateiksite prašymus. Taigi, greičiausiai jau ir klausimų kiekis. Gabrielė kelia ranką, taip. Mums dar irgi klausimas toks domintų. Tarkim, turim klientų, kurie patys eksportuojasi mūsų gaminius, panašiai kaip prašė. Ir tokiu atveju mesgi, kaip pasakyti, mes, jeigu parduodame, tai mes jau kaip ir nebeturime nieko ten papildomai pildyti iš savo pusės. Kaip vyks šitas atvejs? Su visais atsekamumais ir panašiai. Jeigu jūsų eksportuotojas yra Lietuvoje, tada iš jūsų greičiausiai jūs tik tais prašysite gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimą išduoti, kad iki jo nuvažiuotų sandėlių kažkokių, kurios jie nuomojasi, arba tai yra jų sandėliai, arba jie iš jų vykdo veiklą. Arba vėlgi priklauso, kaip jūs perduotate tuos produktus savo eksportuotojai. Ar jie jūs atstovauja, ar tiesiog įsigyja iš jūsų produkciją ir tada veža. Kokiu čia dar galima prigalvoti tų schemų. Vėlgi, jie tada... Bet jie įsigyja. Jie, pavyzdžiui, įsigyja, jie nėra kažkoks vežėjas, tarpininkas ar dar kažkas. Jie įsigyja su sąskaita Lietuvos UABas ir tada. Taip, kas tada? Nes, kad iki jų atvažiuotų, bet kokiu atveju reikės gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimo, tai čia gal apsimokėt galės ir jie, bet jūs teiksite prašymą, kad jums išduotų tą dokumentą ir vėlgi, kad jiems susertifikuotų tas prekes, atsakomumo informacijos jie vis tiek turės iš jūsų prašyti, nes kitaip nepakanka informacijos sertifikato užpildymui. Tai jums patiems teikti nereikės, bet jūs turėsite dalintis tą informaciją su pirkėju. Tikiuosi kažkiek aiškiau. Dėl pirminio sertifikato, tai kaip jau ir minėjau, pirminiai sertifikatai yra išduodami išvežimui į kitas ES šalis nares. Tai Lietuvoje judėjimas vyksta tik tai su gyvūninio produkto žaliavos pažymėjimu tarp įmonių, o į kitas ES šalis nares vyksta su pirminiu eksporto sertifikatu ir to sertifikato pagrindu jau yra sertifikuojamos siuntos kitose ES šalise. Taip pat atvyksta ir į Lietuvą su pirminiais sertifikatais, jeigu norima, kad sertifikuotų čia Lietuvoje. Tikriausiai kiek daugiau mažiau didžiąją dalį pasistengiau atsakyti klausimų, ką pateikėte. Jeigu dar vis dar kiltų kitų klausimų, ko čia nepadengėme, tikrai rašykite į klausimai@vmvt.lt. Tiesiogiai jie bus tada nukreipiami, jeigu kalba eina apie gyvūninių produktų eksportą man, jeigu apie kitų pašarų ar negyvūninių maisto produktų eksportą bus kitiems atsakingiems skyriams ir jų specialistam nukreipiama ir jums atsakymai bus pateikti tiesiogiai. Vėlgi į visus klausimus
kuriuos pateikėte raštu, suformuosime ir atsakymų lapą, kuris bus pateiktas su prezentacija ir nuoroda į mokymų įrašą. Tai artimiausiu metu pasistengsime tai padaryti. Ir tikriausiai šiandien tiek bus. Ačiū visiems susirinkusiam. Jau matau, kad ir dalyvių skaičius po truputėlį mažėja. Tikiuosi, buvo ši vieša konsultacija naudinga ir kažkiek tai praskaidrinom tą informacijos trūkumą, kurį gal jautėte. Ir bent atsakėme į dalį jums rūpimų klausimų. Visada esame pasiruošę ir toliau konsultuoti ir neperstojamai dirbti Jungtinės karalystės klausimų. Ir stengsimės, kad kita savaitė nebūtų pragariška ir visos siuntos, kurios vyks į Jungtinę karalystę, išvyktų be jokių problemų. Tai ačiū labai už dėmesį.